Jau, tai labadienukė visiems žiūrovams susirinkusiam į antrą mūsų susirinkimą Drago tema. Ir šiaip jau turim ir pavadinimą pagaliau, tai šiam pėdu. Jo, Tai toks 60 simbolinis pėdų, šiam pavadinimas, pėdų sulietuvinta ir sudraginta, labiau sudragintas pavadinimas, negu tai norėtų girdėti Lietuvos kalbininkai. Velniai jos nematė. Tai sveiki gyvi visi, dar kartelį turime vėlgi svečių mūsų susitikime ir jūsų dėmesiui šį kartelį du pilotai, kurie šiandien atvyko pasipuošę kaip savo tikroje darbo vietoje. Kaip tikrai profesionalai. Kaip tikrai profesionalai. Tai yra Predatorius, Grobuonis, Oleg Dmitrijevcev ir Egidijus Valutis. Taip, Jau! Tai sveiki, Chebryte, labai fainai matyti jūs. Ir kaip tik susitikom aikštelėje, žinai, su Olegu ir Egidijum, tai atsiuntė videką, kaip vyko čia pas mus iš Klaipėdos. Aš tikiuosi, ne ant laiko limito ribos važiavo. Ne, važiavo ant minimalaus greičio ribos. Okay. Magistralė mūsų šiandieną yra, wow, stebina, kiekvienais metais Olegas važiavo, suprantis, saulytė švietė, o aš važiavau kelio nesimatė ir greitis apie 70 km per valandą. Ta prasme, ant tiek prisnigta, kad... Tiek drėbė, ta prasme, kažkas tokio. Kelininkai ilsisi kažkur, ta prasme, vieną kitą, netikėtai. Nors vakar visi mes gavom žinutes Klaipėdai, kad bus reikalų. Tai va, įdomu buvo, anksčiau išvažiuoti pasirinkau, tai, Va, toks skirtumas, keli šimtai kilometrų, iš tikrųjų, čia šviečia saulė, ten sninga ir pravažiuoti neįmanoma. Ir belenkai sninga iš tiesų. Tai gerai, tai Hebra, gal prie reikalų, dėl ko čia susirinkom. Kelininkai tai tegul dirba savo darbą, o mes darom tai, kas susijęs su Dragu, ar ne? Vyrai, kiek metų dabar jau Dragi esat? Mes dabar didžiausias iššūkis bus, kuris kalba, kuris leidžia kam kalbėti. Aš dabar pasakysiu. Lauk. Olegas, matau, kol kas labai ne savo vietoje jaučiasi. Olegas, atsipalaiduok, viskas gut. Nežinau, kiek metų. Namų darbas. 5. Tai namų darbas. Tai jis atsilieka. Tai jis atsilieka, Olegas. Tu anksčiau pradėjai. Realiai aš pasižiūrėjau. Pirmas mano dragas buvo Veiviržėnuose, oro uoste, ūkininko, KDRT. Pas Vytautą, pas Tadą, tai radau nuotraukas prieš 7 metus. Pirmasis buvo. Kokia pirma mašina buvo? Aš išvažiavau su amerikietišku Dodge Challengeriu 5.7 varikliu. Kai jau gali išvažiuoti, ne? Su kažkuo, kai su šeimininiais Volvo, nelabai judėsi. Tai vat, pirmas sezonas buvo, kai aš važiavau su amerikietišku automobiliu, kai atėjo tas laikas, kai gali kažką turėti kitokio. Tai vat. Ir kitaip ir pabandėm. Tai gerai. Bet ta prasme, gerai, 7 metai gerai. Ta prasme, iš karto pasirinkimas buvo tik tai Amerikonas sėst, ar buvo kitokių minčių, Japonas, ten kažkokie, žinai, vokiečiai, ta prasme, daug galingų yra. Realiai aš nuo pat jaunystės, aš visą laiką pasakoju tą pačią pasaką. Kai mes nuvažiavom su klase į ekskursiją į Vilnių, Gedimino prospektą, ir ten mus paleido, žinai, ir stovi Porsche'as 911 ir stovi El Camino už jo su tokiu grandininiu vairu. Gangsterišku. Visa klasė buvo prie Porsche, aš vaikščiau aplink šitą kubiką Rubiką. Ta prasme, realiai nuo to laiko Amerika yra kažkas tokio, bet gyvenime turi ateiti laikas tam, tai nuo to laiko. Subręstam automobilį iš tikrųjų, nes vieniem patinka vieni automobiliai, kitiem mes neįsivaizduojam savęs be amerikietiško automobilio. Tai Olegai, su kokiu tu pradėjai? Dodge Charger. Toks pats kaip vairuoju dabar, tik tai šiek tiek silpnesnio variklių, 6.4, silpnesnio, 6.4, 500 arklio galių. Tai buvo turbūt 3. ar 4. mano amerikietiškas automobilis, bet draugot pradėjau su juo. Ir draugot pradėjom Jonavoj, Rūkloj, kai dar organizavo dragą tenais. Tai ten susipažinom su dauguma žmonių. Taip pat tai su klaipėdiečiais ten susipažinom, nes ir Saulius Petrošius atvažiuodavo tenai su Kamaru dar oranžiniu, kurio labai norim pamatyti traso, bet jis niekaip jo neištraukė, vis drauguoja su GTR, nors man tas per gaila. Kamaro yra daug skanesnis ir daug geresnis negu. Bet jis jausmas, kad priprato prie to. Bet jisai nebuvo ištraukęs, ne to Kamaro, man atrodo. Buvo išvažiavęs į Vokietiją su juo praeitais metais.
Bet jam matyti širdis vis tiek prie GTR arčiau, nežinau. Nors jis žada, kad tikrai kažkada ištrauks Kamarą ir padarys, kad jis bus super greitas. Su Kamaro yra reikalų vairuoti, tai Saulis jau turbūt jam per Sensta. Yra galą vairuoti. Žmogus amžiuje, žinai. Būkim bėdni, bet teisingai, visiems ateina laikas. Ne. Tai tu irgi pasenai, jeigu į 4 varomų persadai. Tai aš dar jaunuolis. Dar širdinė sutema, žinai. Jo, Tikrai taip. nes jo, kaip ir laidos pavadinimas šiam pėdu, tai 60 feetas tai yra vienas rodiklių, kuris parodo, kaip greitai tu važiuoji iš tikrųjų. Nes tas, visi žinom, kad su RVD padaryti gerą 60 feet yra tikrai sudėtinga. Dėl trasos kokybės, dėl kitų dalykų, bet atrandam tą. Tai Olegai, jau 5 metai dragė. 5. Jau esi patyręs. vairuotojas. 6. Iš tikrųjų, jo. 6 metai dragė, jeigu Egidijus 7, 6, jis pradėjo su Challengeriu juodu, mes ir susipažinom per amerikietiškus automobilius iš tikrųjų. Susipažinom. Šiek tiek vaizdo, ne? Taip, būtinai Mums tai karšta, dragmaniakai mums- turi Mums tai matyti. karšta trasoje ir būna, kaip mes dabar jaučiamės. Tai čia toks, kuo toliau žiūriu, toj plauksiu aš šitam kostiumui, Olegas. Olegas pripratęs, čia kostiumas, reikia aprangą papačių tinkamą turėti. Niekam nepaslaptis, kad esate abudu Dragmania komandos atstovai, ar ne? Ir jūsų komanda šiaip Lietuvoje skamba taip, jos vardas garsiausiai ir gražiausiai. Iš tikrųjų, jeigu pradėjom kalbėti apie Dragmania komandą, tai vyrukai turim jum dovanėlę mūsų komandą. Tai čia yra praeitų metų paskutinio etapo daryta nuotrauka, Oi, kaip kai čiotkai. tikrai susižėrėm daug taurių, etapas buvo tikrai kosminis, pasiekėm rekordų asmeninių, nesmeninių, visokių. Ir vat norėjom tokią, pas jūs čia Laimis Sladauskas sakė, kažko trūksta, tai dabar vat bent jau bus Dragmaniakas, galėsit pasižiūrėti mus. Jie matai, jie pasitaisė vietoj televizorių šitų. Jo, mes norėjom čia jį Mes, pakabinti. mes kitam podcast'ui Jo. būtinai Tai nežinau, pakabinsim, žinai. kuriam Tai ačiū, įteiksim, Hebra, bet labai vyrukai, tikrai čia jum. fainos dovanos. Dėkui, vyrukai. Tikrai labai džiaugiamės. Visos komandos, kad vat, atsimintumėt, pakit iš tada nėra kadrus. Ai, nu, Nieko tik tokio, mes organizatoriai. nupiešim, komentaras, jo, pripiešim. Komentatoriai kaip visą laiką nėra jų ekrane, nėra. Mes kažkaip ir vaizde, stengiamės nelysti kadrą, kažkaip per tuos apdovanojimus, kad nebūtų, žinai, dėmesys į mus. Iš tikrųjų smagu pasižiūrėti nuotraukas, va šitą nuotrauką norėjom komandos nuotrauką, bet ir organizatoriai, Jurgis va matom, tai irgi labai smagu vis tiek prisiminti, nes jie be galo daug darbo įdeda į tą dragą, kad jis gyvuotų ir šis sezonas tikrai buvo sunkus tiek jam, tiek mum, nes mes labai laukiam, norėjom ir tų etapų buvo mažai, aš dar dėl ligos buvau iškrytęs pusę vasaros, daugiau net, realiai grįžau tik pabaigoje rugpjūčio mėnesį, bet yra kaip yra, etapas įvyko, paskutinis buvo labai geras. Turbūt kai kam ne, kai kam, nes ne visada neišeinam visi laimingi iš to Egidijui drago. kažkaip ten, ne, susifeilino paskutinis. Gerai, etapas. Paskutinis bet- buvo gerai, bet kaip ten pasisekė Egidijui ir šiuos metus išeiti treptelėjau kojelę. Kažkuriam etapė ten buvo taip kažkaip Ne, labai yra, keistai ten. yra Olegas užaugino konkurentų, moko visus kaip važiuoti, tai Valdemaras pradėjo važiuoti, teisingas padangas pasirinkęs ir panašiai. Padėjo Tai klausytis patarimų žmonių. realiai konkurencija, ne, pas mus aš važiuoju Street B klasėje 11,5 sekundės, ketvirtis mylios, tai 1/4 mylios, tai ten konkurencija yra žiauriausia. Jo, Jau bet šį šiaip sezoną Egidijau- ir 10-9 klasė, taip. Pati norisi pasveikinti tapus 2 kartus Lietuvos čempionų. Tai Jo, čia jo, šiaip ačiū, irgi tai daug čia- reiškia. čia anksčiau reikėtų pakelti tada kėdės tas, va. Tai- Čia dėl to ir sakau, žiūrint į ateitį, kur aš einu su visu šituo savo pomėgiu, tai svarbus buvo šis sezonas, jį uždaryti taip, kaip pabaigėm antrą kartą čempionas, patvirtintas čempionas šitoj skerdikų klasėje ir dabar Su autobusu. Su autobusu. Sunkiausias, Čia šiaip didžiausias. ir labai greičiausias keista matyti, autobusas. tiesą sakant, visuomet tą tokią techniką Egidijaus važiuojančią trasoje, kaip tokia, nesupyk aš pavadinsiu tokią karvę, ar ne?
kaip ją iškočioti taip, kad jinai važiuotų čempioniškus važiavimus, tai man yra iki šiol sunkiai suprantama. Pradėkime apskritai nuo to, kad ta jo dėžė ant ratų, jinai, ta prasme, yra labai limituota, ta prasme, leidimo mašina, jinai iš savęs, iš gamyklos, turi ten 1000 arklių, man atrodo, ne? Ne, iš ar ten kiek mažiau? 7, man atrodo. Jo, gerai, tebūnė mažiau, bet 17. 10 daugiau negu pas mane. Realiai taip, ji buvo leista tik 21 metais pradžiai, 3000 per pasaulį modelių. Tada mes planą Huliganą su draugu Olegu padarėm, mes jį sugebėjom nupirkti ir parvaryti, kai jo gamyba baigė. Tai ten buvo iššūkių kalnas, rinkomės, kadangi su prieš tai buvusiu automobiliu įvyko avarija. Tai mes turėjom į kažką keisti į tokį patį su daugiau arklių, į kažką ir pasižiūrėjau ir į tos europinius modelius, galų gale, netraukė niekas, grįžom prie Amerikos, kad išbandyti kažką kito, pasižiūrėjom Jeepą Traghauką ir Dodge Durango, kuris buvo kaip tik tais metais 21 leistas ir kadangi Jeepas jau buvo daug metų leistas, tas pats modelis, tas pats vidus, nieko įdomaus, nieko įspūdingo, Durangas buvo kaip tik 21 metais padarytas. Tai mes sugebėjom nupirkti. Europoje nebuvo ne vieno automobilio, nes amerikonai tiesiog neleido jų išvežti iš šalies. Ai, ta prasme, kažkoks įstatymas buvo, kad tiesiog neleido susitarimas tarp dilerių, kadangi yra limituota versija, yra tik 3000 mašinų buvo numatyta. Tai ne iš Koparto reiškia mašina. Ne. Jinai smūgių nebuvo gavusi. Apartavo. Per pedalą kiekvieną kartą. Kiekvieną mielą etapą. Šiaip tai šiandien prieš atvažiuojant čia dabar į mūsų podcastą Egidijus įrašė story. Kad važiuoja, čia dabar naujos patirtis bus ir panašiai. Ir vienas toks buvo raktinė tokia frazė. Užsipiliau pilną baką, važiuoju. Tai Egidijau, ta prasme, iš Klaipėdos į Kauną atvažiuoti su pusę bako. Yra šioks toks nerimas ar viskas good? Pagal šiandienos važiavimą, realiai aš taip pigiai atvažiavau. Iš tikrųjų, kaip bebūtų jokinga, bet tie galingi mūsų amerikietiški automobiliai važiuojant normaliu greičiu, tai yra, pavyzdžiui, kaip šiandien važiavo 70 ar 90, net paskutinį kartą, kai Estija važiavau savo eigą su mašina, tai jis ant tiek taupus, kad jūs net neįsivaizduojat, palyginus su tuo, ką jis sugeba suryti per drago varžybas. Tai yra ten 100 kilometrų, tai net nepaskaičiuojamas kiekis kūro, kiek drago metu tu išnaudoji. O trasai važiuodamas normaliu greičiu jis rėja 8-9 litrus. Kas? Mano, tavo sunkesnis. Tavo sunkesnis. Mano, taip. Tai mano, kad karas. Nereikia dėti. Nereikia. Ne, aš realiai Klaipėda, Kaunas 40 litrų. Iškart. 20-100. Tai magistralę važiuojant, miestų važiuojant, tai 25 ir visa kita, tai kad ir kaip gėda būtų sakyti, aš paprastom savaitės dienom neišgalėčiau važiuoti su juo. Turbūt taip normaliai pagal kūro kiekius. Tai čia jūsų nėra visai daily automobiliai, ar ne? Jie yra tokie smagumui paruošti labiau. Sunday raidui tokie, ne labiau, ta prasme, aš su savo Chargeriu 4 metus važinėjau daily, kiekvieną dieną. Ta prasme, tiesiog net neturėjau kito automobilio, nes man jo net nereikėjo. Bet kažkaip kiekvieną kartą žiūrint tą rydą, kurį besisuka ir didėja, taip negailestingai didėja. Ir paskui atsirado poreikis šiek tiek dar didesnio automobilio, nes ta šeima didelė. Tai netyčia nusipirkau ten tokį GMC irgi amerikietišką autobusą. GMC Savana. Draugas autobusą. Kad neatsilikna. Ir formos panašios, bet mažas irgi. Tai esmė buvo tokia, kad kažkada vis tiek, kadangi ta mašina važiuoja vis greičiau ir kažkada ateis ta diena, kai su ją norėsiu draugot toliau, bet kad tą padaryti, reikės keisti. Ta mašina pasidarys nebe gatvinė. Tai yra, reikės lankų, reikės daugiau galios, reikės kitokio išmetimo garsesnio ir jau gatvę su ją išvažiuoti bus
sudėtinga. Todėl tikslas buvo turėti kažkokį mikroautobusą, kaip ir dabar turiu GMC priekabą iš galo, mašiną priekabas ir važiuoju į varžybas. Čia legendos sklinda, kaip Olegas savo šeimą pakuoja į dragą. Iš tikrųjų, mes anksčiau taip važiuodavom, jeigu važiuojam, Klaipėdoje vykdavo etapas, tai vaikai sėdi gale tarp padangų, čia domkratai, palapinės, viskas, nes Chargeris iš tikrųjų tokia talpi mašina, aš atvažiuoju į dragą, Hebra žiūri ir sako, kada nustosi krautos daiktus, sako, vis traukia, niekas nesibaigia. Bet vasiliškai yra. Kiekviena... Jis turi bloknotą, kur surašyta. Tai pasidaręs schemutę. Mėlyna dėžutė kairėje pusėje per vidurį. Aš tiesiog ne kartą esu perdėjęs viską, žinau, kaip reikia viską sudėti, kad viskas tilptų į tą mašiną ir iš tikrųjų pilna. Ir šie metai buvo tokie, kad aš važiavau su mikroautobusu, iš galo buvo Dodžas ant priekabos. Pakrautas. Dar nepasidarė, žinai, aprašymą. Pirmą kartą pakroviau, paskui nukroviau, nes labai sunku vairuoti. Kai pakrauta mašina ant priekabos, labai tampa per kelią tada. Ir bandai jie perstatyti, sunku. Tai busas prikrautas pilnas daiktų, sėdi laiminga šeima, žiūri televizorių visą kelią ir visi laimingi patenkinti, o Dodžas ramiai savo važiuoja ant priekabos. Nu, čia buvo išbandymas šio sezono. Visai patiko taip vairuoti, taip važiuoti. Kitiem metam tikrai mašina bus dar greitesnė negu buvo. Ir kiek jinai bus daily, nežinau, bet matys. Tai čia nesupratau, čia dabar Egidijų gazdini, kad bus... Egidijus jau seniai išgazdintas. Jau prigazdintas. Egidijus rašė kitą žvėrį. Egidijus atsparus yra. Jo, prie tų daily trumpam grįžtant, tai kiek daily, kiek ne, kai per 2 sezonus prasuki beveik 60 000 kilometrų. Ar tai yra tik savaitgalinis automobilis? Nu, turbūt ne, nes šeimos visos kelionės vienareikšmiškai važiuoji su Durangu ir taip toliau. Tai sakau, yra kaip Olegas sako, tie skaičiai sukasi, tai pavargsti po drago etapo, norisi šiek tiek ramiau, dar kažką, tai turime ramesnį, tylesnį irgi. Bet daug maž daily vis tiek. Žiūrėkit, vyrukai, internetuose mūsų draugai, kolegos turėjo jums klausimų. Tai gal pradėkim, tiesą sakant, po vieną kitą nagrinėti. Statom ant stalo, ką turim ir žiūrim, kas iš to gausis. Tai Rolandas Šlešas, legendinis Lietuvos ir Drago pilotas ir Drago organizatorius. Taip, mes jį labiau galbūt žinom pastaraisiais metais kaip Drago organizatorių. Tai Rolas klausia jūsų tokio klausimo. Kodėl Dragas, ne driftas, ne žiedas, ne kitos sporto šakos? Ne, kuris pirmas? Na tai abudu. Sakyk. Tu pirmas pradėjai, kodėl pasirinkai Dragą? Nesivaizduoju Dodžą driftę. Ne, tai va būtent apie ką ir kalba. Amerikietiškas automobilis drifte, ralyje, dar kažkur turbūt tie raumenys, važiuoja. Jie važiuoja tikrai ir toj pačioj Nürburgringo trasoje važiuoja tie automobiliai, bet jie ne tam skirti. Bet apskritai, kodėl pasirinkimas gyvenime yra Dragas? Pabandymas dragė, tas adrenalino pojūtis, tas momentinis. Aš, pavyzdžiui, kad ir kiek keista būtų, nusipirki automobilį. Ir sako, Egidijau, kiek trau? Sakau, nežinau. Tu prasme, nežinau, nes aš bijau greičio. Kad ir kaip būtų, aš negaliu palaikyti greičio. Paradoksas, važiuoja 200 km per valandą, 40 metrų, bet bet važiuoja trumpai. Jo, trumpą laiko tarpą. 4 mylį 11,5 sekundės ir viskas ramu, žinai, išlipa dremančiom rankam, viskas taip per daug adrenalino. Dreba rankas dar finiše? Visą laiką dreba. Man tai drebėdavo visą laiką prieš startą, aš kai važiuodavau. Tu prasme, man prieš pirmą startą. Jo, tu prieš startinį zoną. Pirmą dieną atvažiuoja, jokio skirtumo, ar tai varžybos, ar tai finalas, pusė, ta prasme, pirmas važiavimas. Kad ir tai tiesiog treniruotė, bet man tas pirmas toks būna, tik išvažiuoji, dar galvoji, kaip čia kas, ar viskas gerai. Ir toks, žinai, kol ta galva pradeda dirbti, kad tu jau drage, atsipalaiduok, viskas gerai. Man tas pats pirmas momentas. Atsipalaidavęs ir važiuoji. Visada atsipalaidavęs važiuoja. Gerai, kad Džekas kartu važiuoja. Jo. Ne, iš tikrųjų. Tai Dragas, sakau, pas mane dėl to, kad turbūt pagal pomėgius, neįsivaizduoju savęs slalome važiuojančio su Renuku kokiu mažiuku, nieko nenorinti žaisti. Ne, šiaip tiesiog kiti kolegos, draugai iš kitų sporto šakų, žiūrėdami į mūsų tuos susibūrimus, jie atvirai pasakius nelabai supranta, ko mes ten važiuojam. Sako, tai ką jūs čia atsako, važiuojat pusę kilometro ir viskas to pasibaigia. Iš tikrųjų labai keista, jie tiesiog nebandė, niekada nebuvo ir
tas dalykas taip įtraukia tave, kad tu tiesiog, kad ir šiandien, aš važiuoju į tą pusę ir aš svajoju, kada vėl važiuosiu į tą Kazlų Rūdą. Tiesiog tas momentas, tas ketvirtis mylio, ten 1/8 man jau pasidarė nebeįdomu, kažkodėl, nežinau, užaugau, gali būti. Jau patirtis vis tiek 6 metai, žinai, jau tas ką šitą 1/8. Tos visos varžybos ir tas vaibas, koks ten būna ir tas susibūdimas, pažiūrėkit, va, ir kad ir ta nuotrauka, Mes neparodėm, iš tikrųjų, mes apsukom, žiūrėkit, va, kas mato, tai va. Kokie visi laimingi, iš tikrųjų, tiek organizatoriai, tiek dalyviai, visi, tiek vaikai atvažiuoja kartu su mumis, auga, žiūri, ploja, palaiko, filmuoja, yra žiūri smagu. Aš jau seniai sakiau, kad turim 2 šeimas, tai viena šeima, su kuria gyvenam, kita šeima yra čia, Drage. Ir tai aš net neįsivaizduoju savęs be Drago. Aš šį sezoną, kaip ir sakiau, praleidau labai daug varžybų ir tiesiog Andžio Alkūnės jau ten gulėdamas toj lovą ir tiesiog ėjau iš proto. Taip norėjosi trasą sugrįžti, kad tas yra jau mūsų kraujyje. Bet bandėt kokias nors apskritai kitas sporto šakas? Bent kažkiek mėgėjiškai ar kažkaip, ar tiesiog iš karto Dragas ir let's go iki galo? Būtent dėl automobilio? Jo. Nežinau, man kartingai patiko, aš su kartingais esu važiavęs, neprofesionaliai, bet tiesiog patiko tas dalykas. Bet kad va taip kažką, kad turėtume licenciją kaip sportininkai, nes mes, matot, su medaliais lasvas, viskas, tai esame legalūs sportininkai. Legalūs sportininkai. Licencijuoti profesionalai. Taip, licencijuoti sportininkai turim licencijas ir tas daugiau jokia kitoje srityje tikrai to neturim ir aš bent jau nebandžiau. Ne, realiai tie dalykai, slalomas, kaip sakau, esu bandęs ir su tą pačią Teslą važiavęs į tą slalomą. Kas? Nes pasakė, ką tik. Susikeikiau. Tuoj nešim ūkinio muilo plovą. Netyčia, aš atsiprašau to. Atsigerk vandens. Praskalauk. Kažkokia pradėjo lysti. Tai realiai labai keista pas mus, turbūt dėl to, kad pati disciplina buvo anksčiau populiari labai, ne? Tada duobė. Ir dabar mes turim jau pradedantį vėl 3 sezonas. Dabar baigėsi Lietuvos čempionatas, kai daromas taip. Jo, geras, tai tvarkingas. realiai dragas yra toks sportas, kur mes bet kas galim važiuoti. Ralyje, sakykime, žiedinėse su rimtais automobiliais. Be abejo, kiekvienas pradeda mane visą kitą, bet dragas tai yra, pasiėmiau savo golfytį, bimbuką, opeliuką, bet ką. Šalmas, ilgos rankovės, ilga apranga, klasių yra nuo vietoje, susimokė startinį mokestį ir važiuoji. Patys matėt šį sezoną, kas darėsi klasėse. Jeigu anksčiau ten vienoje klasėje keli dalyviai, 2, 3, 4, 5, dabar pažiūrėkit, 100 kiek buvo paskutinio etapo, 140. Buvo rekordas, man atrodo. 140 dalyvių buvo, aš pas nebuvau Linas, buvo tada, bet aš mačiau, kad ten jo. Visos klasės, nuo lėčiausių iki greičiausių, nekalbu jau apie tos super profus, kurie... Tęstinumas. Taip. Ir žmonės tikrai susižavėjo, ir žiūrovai susižavėjo. Aš daug draugų kviečiu atvažiuoti į Kazlų Rūdą, pasižiūrėti, ką mes darom, ką mes veikiam savaitgalį. Ir kiti tiesiog atvažiavę nustemba, kas čia vyksta. Sako, aš niekada gyvenime negalvoju, kad čia taip faina. Iš tikrųjų, kad yra ir maitintojai, yra ir kavos atsigerti, ir ledų nusipirkti vaikams batutas, ir varžybos yra įdomios, ir tribūnos dabar padarytos, ir tu gali patogiai stebėtas varžybas, iš tikrųjų, tai yra puikus laiko praleidimas. Tai tikrai kviečiu visus kitą sezoną būtinai atvažiuoti. Žiūrėk į kamerą, Olegai, normaliai. Įtikinamai. Būtinai atvažiuoti, stebėti, palaikyti mus visus. Nes Olegas bus kitais metais dar greitesnis, dar pigesnis, žada pridaryti. Atvažiavęs autobusu. Dar neaišku. Tai čia labai neblogai iš karto turbūt įsipaišo ir Edgaro Lapinsko užduotas klausimas. Tai dragas, ar čia yra gyvenimo būdas, ar ne? Ar labiau bendraminčių ratas, kuriame smagu užsisukti, pasibūti? Klausimas orientuotas į tobulėjimą dar vienas. 1/4 mylios. Kažkodėl šypsenėlė, PS, ar mes pamatysim ateityje būtent dragui skirtą techniką? Tai dar čia Edgaras laiko, kad nelabai dragui skirtą techniką. Tai jeigu atvažiuojam sudėlį automobilis, jo, ir įkraunat B įskaitoje, ar ne, visiems? Ne, iš tikrųjų, tai taip, kaip ir praeito laidoje. Ačiū labai už klausimą rimtą. Jo, labai rimtą klausimą. Kad yra dėlį automobiliai, yra tokia
tipo sportininkai tokie kaip mes, yra tikrieji sportininkai. Ir ar mes kažkada jais tapsim? Manau tikrai taip. Ar mes persėsim grinai dragui skirtus automobilius? Tai manau tikrai taip. Tai jas parodys laikas, bet Egidijus jau ruošiasi. Šiaip ir šis sezonas, turėjo būti. Ne, realiai mes visi šiek tiek augam, dėl ko aš sakiau, kad aš džiaugiuosi, kad aš šitą sezoną užbaigiau taip, kaip užbaigiau, kadangi jau šiemet aš buvau išvežęs savo naująjį, senąjį Camaro į trasą, kurį mes surinkom ir pabandėm, tai kad ir kaip būtų, autobusą turbūt aš noriu jau palikti šeimininiu, pagal paskirtį ir važiuoti grinai, tobulėti. Trečią titulą čempioną turėjai dar gal. Ne, Dviejų užtenka, ne? Ne, treptelėjau kojelę ir visą laiką, žinai, mes žmonės tokie, kur niekad nepakanka. Tai reikia išeiti laiku. Kitą sezoną, šiais metais pirmą kartą išvažiavau, sulaužiau pavarų dėžę, antrą kartą išvažiavau, sulaužiau variklį, tai pilkasis Drago kardinolas, kuris pas jūs jau pasidėjo, jisai sakė, paruošim dabar tokią mašiną, dar ne 7 sekundžių, bet jau kaip kiekvieno mūsų mažo vaiko tas greitai įsiutė, 10 sekundę. Tai jeigu jau 10 sekundžių aš įvažiuosiu kitą sezoną, ko neturėjau, ką draugas jau turi, tai aš atsimenu, Olegas draugui reikia. Užpernai, už gesinus lempas renginį. Olegas sako, man reikia pralėkti, sako. Dar čia sako, sujunkit visą įrangą. Ir jisai įgyvendino savo svajonę, važiuoti 10 sekundį. Jurgio buvo leidimas, ta prasme, toks palaikymas. Jis visada žinojo, kad aš tą noriu, aš tą galiu. Matėm, tą dieną buvo kosminis oras, tikrai labai geras sukibimas. Sutarėm, kad po varžybų jis tikrai tą leis. Susitarėm su varžybų vadovu, kalbėjom su komentatorium, kad biški pakomentuotų ir intrigos palaikytų. Paprašiau draugą, kad būtų nuskriaustas kito draugo. Šalia atsistotų į konkurentą, ne to mušamų. Nu taip, iš tikrųjų niekada nenori pralaimėti, bet yra kaip yra. Ne, vienas yra greitas, o kitas yra su tauriam. Tai kas blogiau, žiūrėkit. Vienas važiuoja greitai, bet lipa iš klasės ir visada yra diskvalifikuojamas, o kitas važiuoja stabiliai 11-5 ir antrą kartą apgina čempiono vardą. Aš dar nekartą nebuvau Lietuvos čempiono ne vienoje klasėje. Tai kaip ir... Bet žiūrėkit, šiaip žiūrint iš šono, ar ne? Praktiškai turbūt nelabai yra svarbu, kokioje klasėje važiuoja, ar ne? Nes visos yra su savo laiko indeksais ir reikia pataikyti praktiškai tiksliai važiuoti ant laiko indekso. Kaip tai padaryti? Kur yra atsakymas? Aš dar nežinau. Tikrai nežinau. Egidijus žino. Aš nemoku, jis moka pagauti tą mašiną, susikoncentruoti. Realiai, ne, pagauti ir susikoncentruoti. Aš vieną dragą, ne? Tu 2 kartus Lietuvos čempionas, tai reiškia moki. Ne, čia realiai turbūt yra vienas, tai yra mano kiekvienas etapas būna be galo sunkus man. Žiauriai sunkus, jau žvengia komanda, jau žvengia visi. Aš esu stabiliai nestabilus. Visą laiką. Jis yra streso kamuolys. Drama queen, geras, ne? Aš važiuoju 1,5 dienos visiškai nestabiliai. Aš kvalifikacijai būnu iš 25-27. Nes ta prasme... 28. Už brūkšnio. Nes realiai arba per lėtai, arba per greitai. Arba per lėtai, arba per greitai. Ta prasme, ir visą laiką ir aš vaikštu, aš stresuoju visą dieną. Pirmą dieną. Su nieko nesikalba. Užsirakina mašiną į vieną sėdė pats. Baldelę kalba. Ir tada ateina tas momentas. Ir ta prasme... Ir šauna tą legendinį. Ir finalai. Ir matyti, stresas muša dugną, kur priverčia pasikalbėti ir su savimi, ir su automobiliu. Realiai, kiek ten pas mus tų dramų, aš nežinau. Olegas sakė, atsisėdu, pirmą pravažiavau, paskui ramus važiuoju. Nesikalbiniai su mašina. Tai dėl to ar nieko nelaimė. Tai va, pasikalbė. Pageriu, kai važiuoja gerai. Aš realiai... Pasikalbės. Tada baudą gauni 100 eurų. Aš realiai, žinai, aš važiuoju tą pirmą dieną, neina. 11.6, 11.3, 11.7, 11.4. Jokio stabilumo. Ta prasme, tu pradedi pykti ant mašinos, tik paskui, kai supranti, kad ta mašina yra ideali. Ta prasme, jinai fantastiškai klauso tavęs visą laiką, bet kad tu esi stabdis arba gazas ar koks ten plūgas, tai
Nu, realiai. Jo, čia kalba Lietuvos dukart čempionas. Mhm. Ne, čia- Stabilus. Stabiliai nestabilus. Nu, tai. Ne, nestabiliai stabilus. Nestabiliai. Ar kaip? Nu, nežinau. Ne, iš tikrųjų man tai tikrai sunkiai sekasi tą stabilumą išlaikyti, nežinau dėl ko. Čia visiems. Ir čia turbūt Gal. pas mus yra daug, turbūt dar mums augti, ką mes ir darom, ne? Ir Su patirtim viskas ateis. taip, būtent, nes šiek tiek nukrypsim turbūt apie išvažiavimus mūsų, tai realiai kiti važiuoja pastoviai taip pat. Tai sakau, aš kaip stabiliai nestabilus, aš tiek pražylu per tas varžybas, kad kosmosas, o kitur nuvažiuoju, tu prasme, mes Švedijoje buvom šiais metais, uždarėm sezoną Drago, tai ten atvažiuoja žmogus, sako, aš važiuosiu 11.06 brakete. Aš sakau, gerai, aš važiuosiu 11.5, nes važiuoju visą dieną nuo iki. Nevažiuoju irgi, kaip visą laiką. Ir mes startuojam reakcijos visą kitą, aš važiuoju į priekį. Turiu laiko pastabdyti. Pastabdau, aš išlipau iš klasės, jisai 11.0678. Ta prasme, jie tiek važiuoja metų, vienas dalykas su tuo pačiu automobiliu, tiek viskas stiguota, kad jie, ten viską žino, jaučia. Mes, mes jauni, seni, seni, augam, ta prasme, be tos patirties vienareikšmiškai trūksta automobilių rimtų, kurie paruošti grinai Dragui. Gal šiek tiek stabiliau. Pagrindas tai vis tiek tos klasės mūsų, ką važiuoja Dragė, tai skaityk, visi yra gatviniai automobiliai, daug maž. Ten su trolais vieni kiti atvažiuoja Supergas klasė, o pagrindas 130 dalyvių. Bet atsirado, kiek dabar paskutiniais metais fantastiškų automobilių ir Vidas, ir dideliukas geltonas, kur matom dabar storius, kaip ten rengia tą mašiną. Čia apie Darius Ne Darius. Edgaro, kur yra klausimų, tas setas geltonas jo. Taip, ta prasme, viskas turbūt išdava to, kad vyksta 3 metai. Vyks 4, vyks 5 metai, tai tas pats, dėl ko automobilis pas mane atsirado, netikėtai, bet aš jau buvau pradėjęs svajoti apie automobilį grinai Dragui. Tai atsiranda Adrijus su Mustango sezonas jam šis, bet tikrai manau. Bet važiuos ir tos mašinos jos įdomesnės ateina ir jas kur vien tik tam ruošia ir jeigu daug metų išlaikys, aš įsivaizduoju, kad visai kitaip tie rezultatai. Šį sezoną irgi, kai paskutinį etapą Adrijus prie starto privažiuoja, jau bėga visi filmuoti, jau žinai, iš tos kavinės bėga filmuoti, nes visi tikisi iš tos mašinos kažko ypatingo, ten burnauto, daug garso, ten ir taip toliau. Ir tas automobilis nebūtinai yra labai greitas, kad ir Latviuko Šmilcio, Mazda. Jinai jau belenkiek metų tą Mazdą važiuoja, belenkiek. Ta prasme, žiūri, bet jisai važiuoja. Jisai važiuoja, jo, bet aš atsimenu, tai aš dar važiavau Dragę, ta prasme, tai čia 10 metų atgal. Dar mes nevažiavome. Dar jūs nevažiavo Dragę, jau tą Mazdą važiavo. Vis tiek yra nestabilus. Tas jėtukas, Raimundo Žiliaus, apie šitą mes kalbėjom, jo. Taip, tikrai. Dizeliukas. Pavyzdžiui, sakau, kaip Šmilcas irgi, tu sakai, ateis su patirtima, ne visas tas laikas ir stabilumas, bet jis irgi labai nestabilus, pasižiūrėk jo važiavimai. Tai kitam gal žmogui tas niekada neateis. Nesakyk visą laiką teisybės dar į kamerą. Normaliai mes užauksim, važiuosim stabiliau. Bet žiūrėkit, tai ar gali būti, prasme, trūksta etapų Lietuvoje, kad turite omeny, kad reikia tos patirties, ne? Žinai, ir tie, grįžtant prie klausimo, prisiminus 7 sekundės, ne? Čia reikia švininius nešiotis, kaip Vytautas, kaip Mindaugas, ne? Švininius kiaušinius. Ir pas mus, ar Kazlų Rūdoj, tai yra lengva 7 sekundės. Ne, tai yra kosmosas. Tai yra, aš su savo antrąją pusę, žinai, mes taip vieną kartą sėdėjom, žinai, svetainį žiūrėjom promodai, kaip lenktyniauja. Sako, Egidijau, kada tu čia važiuosi? Sakau, kaip palaikymas, ne, moters? Toj važiuosim. Ir jinai pamatė Mindaugą Beniušio startą su Dragsteriu. Peržegnojo, sako, tu gyvenime. Niekada nevažiuosi. Čia į tokį per mano lavoną. Tai, ta prasme, tai yra visai kitas lygis. Bet vėlgi, Egidijau, jeigu pamatytų tą Beniušio važiavimą su Dragsteriu kitoj trasoje. Tas neatrodėtų tai yra galimybės Lietuvoje, taip. Pavyzdžiui, kas mes buvom dabar Švedijai nuvažiavę, išbandę šiek tiek kitokią trasą.
Ir Blogiausia Švedijoje. pirmas važiavimas, aš pravažiavau ir tie įspūdžiai, nu sakau, kažkas ne taip, kažkas nevažiavo, nesuprantu, nu kodėl taip, nebuvo to pojūčio kaip Kazlų Rūdoj, kad va taip galėtum Kad ten maskatuojas. nebuvo. Žiūriu į tą laiką, geriausias mano, kada Ever, nors ne? įvažiuotas laikas. Ir tu supranti, ir taip, opa, kas čia buvo, gal įranga kažkas suklydo, gal grįžti ir tu vėl greitėjai. Visi važiavimai, mes 3 dienas, nebuvom Švedijoje, 3 dienas, kiekvienas važiavimas buvo vis geresnis. Iš tikrųjų, ir ta trasa, nu... Blogiausia Švedijai, sakė. Blogiausia, ne? jo, jie labai atsiprašė, švedai mūsų sako, sorry, kebra, kad jūs čia iš taip toli važiavot ir pataikė, tai blogiausia mūsų trasa. Nežinau, blogiausia. Tai esmė yra, kad mums yra dar kur aukti. Mums yra kur aukti, daug smagu, kad kalbų, daug stengiasi. metų vyksta, gal kažkada turėsim ir savo trasą, ne, bet stengiasi, ne, dabar viskas gerai, dabar kaip yra, kaip stengiasi, pagal tai, ką mes turim, mes einam gerą linkmę. Taip, turim gerus organizatorius, tikrai, kurie turi... Nu jo, Kozio Noro. komanda iš tikrųjų gerai, pastaruoju metu tikrai varo jie labai stipriai. Labai smagu, kad jie įsiklauso į pačius dalyvius. Iš tikrųjų, tas čiatas bendras Dragerių, kai atsimenu, po kažkurio etapo, prieš 3 metus turbūt, ne, kai tada po lyjo visą savaitgalį ir visi nepatenkinti, ten visi vos net ten, nežinau, ant laužo buvo pasiruošę užkelti viso Kozerio komandą, nors jie ten visiškai nebuvo. Taip, pala, man atrodo, ir Vienkartiniai pernai kaimai. metais buvo lietus visą savaitgalį kažkuriame etape. Praėjusiam sezone, 23. 23 pirmas, man atrodo. buvo. Pirmas ar antras etapas? Antras buvo, etapas. jo, antras, man atrodo. Viskas praeina, viskas susitvarko, susižiūrint, nu, mes neužsakysim to oro, taip pat kaip ir pažiūrėk, Santa Podė, būna žmonės nuvažiuoja ir visą savaitgalį lyja lietus ir nevyksta jokios varžybos ir ką, nu, kam Nu, realiai, tu pretenzijos? štai, nu, drošt organizatoriaus, tai tu Tai va. nelabai ir turi Ne, jie teisę. žinai. rizikuoja Bet kad savo jie visais tais. nemetė to viso, nes po tų komentarų, kurie ten buvo, kitas žmogus būtų pasakęs, hebra, viskas, nu tikrai užtenka, nepatinka, viskas, eikit organizuokit. Tai čia Išeina iš šono. Tų tokių jau buvo daug Taip, pasakysiu. išeina iš šono ir Lietuvos nieko istorijoj. nedaro, bet žmonės tikrai nepaliko to, nes matos, kad idėjininkai tikrai yra ir stengiasi dėl visų mūsų sportininkų, jeigu galim taip save vadinti sportininkais. Bet čia tas labai gerai, be jų nebūtų mūsų, o mūsų su jais, kadangi jie geri ir stabiliai eina į priekį, mūsų daugėja. Ne? Nu, turim nepamiršti, kad mes turim ir žemesnių klasių, ne? Dragų po 200 metrų Lietuvoje. Tai irgi prisideda prie jaunų O vairuotojų. jūs važiuojate, atsiradimo. ta prasme, kažkur tose, nu, pavadinkim, žemesnėse lygose, ne čempionų. Nu, Miesto- Palangoj važiuojat, viskas tvarkoja. Čia pas miesto lyga ir Palanga, viskas daugiau nieko čia Mes nebevyksta. turim Klaipėdoje. Nu, Klaipėdon, tai miesto Klaipėdos, lygio dabar taip. šiais metais pasidarė. Tai iš principo, ta prasme, kai tik tai yra galimybė lėkti, jūs taip ir Taip ir lekiam. Tai kaip savaitgalis laisvas vasara, tai kaip ir beveik stebuklas. Nu, Kačergui kažkaip nemačiau jūsų. Ne, žinokit, galima sakyti, nieko. Galima viską Praleidžiam. sakyti, nu. Ne, nu, žvyro karjeras, kokia ta čarga. Nejuokaukit, vyrai. Bet tau su džipu gerai, Ne, žinai, realiai. apsukt galima. Ne, ten toks, žinai, kaip yra. Kaip pirmą sezoną, vasario mėnesį, man atrodo, grįžo, ne, Durangas. Ir kas ten Kačergui smagiausia, jie sugeba patys pirmieji paleisti Jo, dažniausiai. tą balandžio pirmą, pradžią. žinai, jo. pakatuškė. Ir mes visi kaip žvėrės, nes iš po žiemos, nu tai Visi yra... pasilgę. Taip, mes jau, žinai, važiuosim bet kur, bet ką, tik duok gazuoti. Nu, tai mes, tai su autobusu irgi nulėkiam. Tai sakau, pirmą kartą aš mačiau tą vaizdą, autobusas stovi toje aikštelėje tarptų visų mašinų. 4 ratais burnautų. Ne, bet Nustato. Ir Buvo, dūma eina, buvo. tai ta prasme čia buvo. buvo kosmosas. ir nuotrauka dar Jo, turi legendinė, kur vidury trasos burnautas. prieš 100 metrų burnautas iš Durango. Iš Durango. Tai ką ten Tai, tada nu, daryt su ten yra gumų varoma mašina? žvyro karjeras, bet aš vieną kartą atsistojau, viršijau laiką iš karto, ten maksimalų galima ir išvažiavau. Be nieko. Tai, nu, žmonėm gal tinka ir patinka, bet kiek matom, nu irgi reikia, visi mes turim tobulėti, ne? Bet kokio lygio varžybos, kad ir, nu gerai, mums tai išaugo Olegas iš 200 metrų, kažkas auga ten, auga. Be Bet, jokios nu, turi abejonės. organizatoriai stengtis.
Ten, ta prasme, nu, tų keiksmų, kiek ten vyksta visų, nu, jų negali būti kaip ant Jurgio, nu, papylė mane, pabambėjom ant kažko kito, bet, nu, jie Pasikeitė girdi. viskas, Jie išgirdo, girdi, ta taip, prasme, susitvarkė. girdi ir mes einam į priekį. Mes Tai va- nebambėjom daug. Aha. Mes draugiškai patarimus Yra, padarėme mes kur gerus. pabambam stipriai. Yra. Bet jeigu nebambėtumėm, nebūtų rezultato. Ir šiaip šiaip pagal amžių žiūrėkit- bambėjimas. Nu, vad sakot, jau sezonas ar ne, čia pirmas renginys, važiuosim bele kur, o kaip jūs elgiatės gatvėje, ar ne? Nu, ta prasme, kas jūs per asmenybės? Labai pavyzdingi vairuotojai. Jo, raudonas, žalias prie sankryžos, stovit su galinga mašina, nu ir ką. Svarbiausia, Olegas šalia, kad nestovėtų. Jeigu jūs... Tas tipo kaip piktas velnės ant Taip, šono, taip, žinai, ant Ne, peties. Aš visada jį provokuoju. Aš stoviu ramiai. Šitas 0,50 čia yra. Čia Iki draugystė. 50. Čia draugys. Čia draugys. Nuo 0 iki 50. 0,50 jam šakės yra visą laiką. O greičiau Tai negalima. aš pasikraunu prieš dragą. Šarnuolis. Negali trasuoja manęs aplenkti. Tai bent Miestą maždaug iki iki 50. 50 negali nuo atbaust. vietos. Ne, realiai Nieko. mes draugiškai, mes labai draugiškai. 200 metrų mano, 400 jo. Viskas, be konkurencijos. Gerai, Ta prasme- trasuoja ir 200 jau man. Taip. Taip. Į visi nori tą autobusą aplenkti. Nu ir didžiuokitės. taip. 2,6 tonos, tik tai. 2,6 tonas lekia, 11,5. 11, Chargeris irgi 11,31. 11,31. Švedijoje Sunkus, jo. užfiksavom jau legaliai. Jo, 11,31. Čia irgi geriausias buvo, ne? Taip. Bet mieste, ta prasme, važinėt ramiai. Ne, ne? čia faktas. Nes nu vis tiek būna, kad netyčia koja nuslysta nuo pedalo stabdžio link akceleratorius gazo, būna paduot ar ne? Turbūt daugiau provokacijų būdavo, kai aš, pavyzdžiui, važiuodavau, aš nežinau, kaip Olegui šito klausimu, kai aš Šeimininis važiuodavau sedanas, su... manęs nieks neprovokuoja šis. Tada baklažaninis, Jo. Jėzus Marija, su Niekas- katinuku tokiu gražiu ant šono. Niekas nieko ne. Tai aš kai važiuodavau su Challengeriu Hellcatu, tai nu realiai Visi norėjo aplenkti. nedaug dievė tu atsistosi prie šviesoforo, tai čia jau viena. Antra, bemvas šalia, nu, niekam nemėtant akmenuko, ne? Tai visą laiką. Jau visą laiką Visą intriga, laiką, ar ta ne? Jau prasme- visada bus. Ir aš taip ramiai ir ten visą laiką mane aplenkė. Tai realiai labai geri tie savaitgaliai su dragu yra. Tu tiek išsivažinėjai. Ta prasme, tų startų tiek adrenalino, visko, tu tiek gauni, paskui savaitės dienom nebereikia. Nebereikia. Viskas. Šviesoforas, ramiai. Iš tikrųjų, jeigu dar sezonas geras, etapo daug kiekvieną savaitgalį, nes nuo kitų metų jau turim kai kurias datas susidėlioję, tai numečiau, kalendorių pasidariau, numečiau, taip, gidi sako, o kur šeimai savaitgaliais? Iš tikrųjų, nu, Perkrauti, ne visi, ta prasme, jeigu... Bet smagu. Ne, tai fainai, aišku, tikrai. Mums smagu, šeimai. O ką šeimos, šeimai. ką ta prasme šeimos apie tai? Nieko kas. Kartu važiuoju. ne, nu tai mes skirstom laiką, tai yra savaitgaliai su šeima, yra savaitgaliai savo pramogom, tai yra dragui, tai ir Egidijus keliauja su vaikais, su šeima į dragą, ir aš važiuoju, ir į Estiją vaikai Ne, su tai manim tas važiuoja. turbūt ir tas yra mes mūsų... Taip, papildom, tiesiog. Vienas iš privalumų yra, kad į etapus galime svežti šeimas, vaikai palaiko, kas yra mums be galo svarbu ir panašiai antros pusės važiuoja kartu ar labai patenkintos prabūti kokiam oro uoste 2 dienas. Nu, Nebūtinai. Nebūtinai. Nenori, nevažiuoja. Bet tai kaip tada glostot nugarą, kad žodžiu, kad, nu, kad čia... Tai žiūrėk, Važiuojam, mes turim vis dar dragą važiuojam. 4 mėnesius. 8 mėnesiai, mes būnam namuose su šeima. Viskas, nu tai pasiskirstai laiką ir tiek. Atostogos su šeima, laikas drage. Nežinau, pas mane nėra problemos. Ta prasme, Pasiderinam, pirmą sezoną, va, su antra pusė, žinai, aš toks sulūžau rugpjūčio mėnesį. Mhm. Su Challengeriu dar. Ir, nu, toks fainas tas drageris. Jis visą vasaros galą, žinai, buvo namuose, viskas gerai. Ir ateina kitas sezonas ir nėra manęs namuose. Skauda, norisi, žinai, tu pažiūri, kaip kiti ilsisi, dar kažką savaitgalį. Norisi ir tokio poilsio. Ar pas mus tai yra poilsis, malonumas ar darbas, kai tu baigi penktadienį darbą, šeštadienį 6 ryto išvažiuoji į dragą, grįžti sekmadienį 11 vakaro ir eini pirmadienį į darbą? Čia polisis. Man Aš realiai dužęs būnu. Aš pirmadienį dužęs, antradienį Tu sausau. emociškai dužęs būni. Drama queen. Tai ta prasme- Nežinau, iš tikrųjų, man... Nepaslaptis, mes varžybas aptarinėjom šeštadieniais visą laiką iki ryto beveik su komanda.
kaip sekasi, kaip kvalifikacija praėjo, važiuojasi, kas ką taip. daro, kokias klaidas. Strateguoja. Strateguojam, tai toks, gaunasi, kad Sunkiausia, per savaitę. kad toj savo klasiai mes beveik visi komandos nariai yra. Tai iš tikrųjų tu kalbėsi, kaip ir mes su Egidijum, jis pasako, ten nedavažiuoju, perspaudžiu, aš sakau, kaip man sekasi, pasikalbam, o paskui stovim pusfinalį ir kovojam dėl patekimo į finalą. Ir galvoju, kad ten Olegui sekasi. Kodėl blemba aš vakar sakiau, žinai? Jo, tu gal nespaustai tą padaryk. Ne, Ne, čia turbūt pamokos visų išmokstamas. bet pas mus komanda nėra tokios konkurencijos, kiekvienas už save ir visi už vieną. Ta prasme, tai iš tikrųjų taip yra. Bet jūsų komanda tikrai taip atrodo tokia visai draugiška, ar ne? Jie, visi tie nariai, matau, kaip jūs lipot ant apdovanojimų pakilos ir jūs čia skanduojat baisiausią Drag Maniac vardą ir tai yra gražu labai. Tai aš manau, kad ten Hebra tokia, labai rimta Tai Hebra. būtent Olegas puikiai iš karto pasakė, mes turbūt pagrindinis mūsų bruožas ir yra, kad mes esam komanda ne dėl sportininkų. Ne dėl to, kad ateik pas mus, nes tu greitas. Ne dėl to, kad tu stabilus. Ne, visi mes esam tie, kurie laiką galim kartu leisti, šeimom bendrauti, šventės švęsti. Pas mus iš to ateina komandos nariai, iš buvimo kartu. Jeigu tu prilimpi, jeigu tu kažkas išvažiavo su mumis į Vokietiją, ne, tą savaitę pagyveno ir žmogus Dragė nevažiavęs, ne? Nesakyk pravardės garsiai. Nesakysi. Tai realiai žmogus išvažiavo su mumis savaitę, pabuvo Dragė, kaip antra pusė pasėdėjo oro uoste. Ant vėjo, ant visko ir grįžo. Stikabino į Dragį. Grįžo Drageris, jau po savaitės turbūt automobilį turėjo, ne? Dabar jau antras sezonas berods važiavo. Gal neblogai važiuoja. Linkėjimai dariau. Aš Vardės nesakysim. Šiaip iš tų užduotų klausimų matau, kad dar vienas žmogus labai pas jūs į komandą, kaip ir norėtų greičiausiai koją įkelt, Kraja klausia. Kokie reikalavimai naujokam? Kokie reikalavimai naujokam? Turi vairuotojų komandą. Maniakus. Ne, į Extreme Kraja. Taip. Ne, realiai. Nėra, mes nepriimam į komandą šiaip žmonių iš gatvės. Kraja, uždarytos durys. In your face iš karto. Kraja, sorry, ta prasme, bet yra kaip yra, senukai. Sakau, pasižiūrėkit, vėlgi tą nuotrauką, visi laimingi, mes švenčiam. Jeigu Kraja ten bus, tai nebūsim tokie laimingi. Kartu švenčiam. Ne, jis bus aukščiausias komandai. Konkurencija dėl ūgio, jau nepraeini, viskas, next. Realiai į komandą ateina su laiku organiškai žmonės. Ta prasme, ar iškrenta nedaug dievė irgi organiškai. Tiesiog... Bet ne dėl sporto. Ne dėl sporto pasiekimo, ne dėl Drago pasiekimo. Mes ne kaip ten krepšinio komanda, kad pamatėm gerą žaidėją, davai jį pas mus ne. Pas mus yra visiškai aplenksim Drag Maniacus kitą sezoną. Prieš tai sakiau, kad mes esam šeima. Ir tokia Drag Maniac šeima. Ir iš tikrųjų nepriimam iš gatvės tiesiog kažkokių savanorių. Tam reikia užauti, kaip Egidijus sakė. Reikia tiesiog. Žmonės bendrauja. Būti šalia mūsų, ne? Bendrauja. O kaip gyvenimas tą padaro, sakau, vienas išvažiavo į Dragą savaitėj. Kitas išvažiavo savaitėj. Ką mes turim Drag Maniac UK, ne? Atstovų. Ta prasme, čia niekas nevažiuokit į Vokietiją su Drag Maniacais į German Race Warsus, kur važiuosit jau ketvirtą kartą, ne? Jo, Gidis nevažiuoja, nes... Aš turiu savo nuomonę. Mes turim tokią tradiciją, visada sezono pradžiai, ten ar balandžio pabaiga, ar gegužės pradžia, mes važiuojam į Vokietiją, German Race Wars yra tokios varžybos organizuojamas ten beveik visą savaitę. Kelionė ir gaunasi savaitė, Drago yra 4 dienos. Ir iš tikrųjų, kaip irgi sakė, vienas žmogus, Saulius Petrošius draugas, nuvažiavo su mumis tiesiog kaip padėjęs, jam reikėjo ten tempė mašiną, jis kamarą ir tempė su priekaba, reikėjo teisų, žmogus kaip tik sutiko, važiavo ir Saulius žmogus senas, teisų neturėjo. Jo, ir iš ten grįžo iš tikrųjų užsidegęs Dragų. Jis pamatė, kaip tas viskas vyksta, kaip ta mūsų Hebra bendrauja, kaip mes praleidžiam tą laiką ne tik Drage, bet po Drago. Ir ta visa atmosfera, netiesiog užkabino žmogą. Iš ten jis grįžo kitoks. Taip. Iš ten jis grįžo kitoks. Pavojingas su mumis pradėjo važiuoti Drage ir irgi pradėjo nuo paprastesnės klasės, dabar jau važiuoja 12,5. Iš tikrųjų, kitą sezoną tikrai, manau, pamatysim 11,5 klasę. Ir iššūkį davėjo, ne? Iššūkį. Dariau, 11,5 laukiam. Iš tikrųjų, taip.
Kitą metą Vytautas Beitas atsivežė savo draugą iš Anglijos. Tiesiog pasižiūrėti, praleisti laiką, jis ten turėjo atostogų ar kažkokių planų Prancūzijoje ir nusprendė važiuoti iki Vokietijos pabūti su mumis. Tai žmogus ant tiek užsikabliavo, kad Vytautas mašina kažkiek tam pagedo, negalėjo važiuoti, perleido jam savo startinį numerį, tai tas žmogus su savo automobiliu net neplanavęs, gyvenime nedragavęs, pradėjo draguoti ir gan neblogai jam pasisekė, ten aišku, iškrito gal ten 8-ukė, bet toliau važiuoja, nusipirko sportinę mašiną, važiuoja Santapodė, dalyvauja drage. Dyno stendai istorijose, ne? Taip, tiesiog mes užkrėtėm žmogų per kelias tas dienas buvimo kartu, užkrėtėm, jis tikrai gan važiuoja. Ir į Palangą net buvo šį sezoną atvažiavęs, dalyvavo drage. Kai geras liūnas esam, ką? Taip, gal kažkam, bet jo žmona labai nepatenkinta, kad jis pradėjo su mumis bendrauti, draugauti ir mes jį užkrėtėm, nes vėlgi tai atėmė iš jo visų savaitgalius vasaros. Tai Į Turkiją jau nebenuvažiuosi. Ne, tai Turkija žiemą gali, žinai, rudeniop ar ten pavasariop gali, kol sezonas neprasidėjo. Tai Bet tai taip žiūrėkit, yra. vyrai, nu vis tiek, ta prasme, ta vyriška ambicija kažkur eiti į priekį, nu, jinai bet kokiu atveju turbūt lieka kraujyje, ar ne? Tai vat kokie atrodo jūsų ateities planai, ar ne? Kokios fantazijos, kokios jūsų svajonės ateičiai? Nu, pasigydžiu, suprantu, Camaro dabar, ar ne? Paruošti techniką, kuri važiuotų gražiai, stabiliai ir... yra... Kitam sezonui. Kitam ne, mes iš karto kalbėjom. Žinai, aš esu naujokas, man rankos biškiniai iš ten auga. Aš ne tam. Mes gyvenime darom kitus dalykus. Olegas yra arti automobilio, aš esu inžinierius paprastesnis. Paprastas inžinierius. Tai va, tai žodžiu, aš su pagalba einu, ne, į ten ir bandau suprasti naujus dalykus, kuriuo aš nežinau apie automobilius ir panašiai. Tai mes su Andrium, kuris variklį dabar renka. Andrius Tiknius vėlgi, ar ne tas pats taip, žmogus? mūsų pilkasis kardinolas. Realiai Bet gerai prilipo, ne? Viskas jau- Bet kardinolas. jis toks ir yra. Jo, realiai, bet visam gyvenimui dabar jau tiesiog viskas, tai kitaip nebus. Šaunuoliai, šiam pėdų padarė savo, ne? Įminė kelias pėdas į jo. Jo, tai va, Tai dėl realiai tų svajonių, ta prasme, Mes ateities. iš karto kalbėjom, jisai sako, Egidijau, ką važiuosim? Sakau, ką kainuos? Nes, realiai būkim bėdini, bet teisingi, visas tas sportas, kuo aukščiau tos sekundės dalis Kiekvieną sekundę turi jau savo kainą. eksponentiškai pradeda aukti. Tai sakau, nežinau, sakyk, ką kainuoja, sako, sakyk, ką važiuosi. Ta prasme, ir nežinau, ir kas, kas, roll baras įdėtas, gerai. Gerai, sakau, 9 sekundės. Tai, kad ir kaip būtų, jisai pats savo žiniomis, ne, su kolegom konsultuodamas, jis, sako, gerai, mes bandom, bet su tavo užpakaliu, to Camaro, žinai, plus tavo dar, yra reikalų 9 važiuoti. Nes... Čia šnekant apie svorį, ta prasme? Ta prasme, 9 sekundės važiuoti su šito automobiliu yra sudėtinga dėl to, kad jis yra per sunkus. Yra skaičiuoklė, tokia labai paprasta. Laikas, kurį tu nori įvažiuoti ir svoris automobilio. Ir tu žinai, kiek arklio gali tau reikia, kad tą padaryti. Labai paprasta. Galų gale dar padėtos ratus ant asfalto. Ant Bet trasos, ratai nemažai esmė, pas tavo tą Camaro dabar buvo. turėtų būti didesni, turbūt. Didesnė, ne? Didžiausias iššūkis tame, kad, Egidijau, ką darom su Camaro? Turbo dėsim, perspektyvai, bloverį dėsim, žinai, ką dėsim? Aš sakau, mes visi apie tą bloverį, žinai, svajojam. Sako, bet tu... O kitas mano noras išvažiuoti į gatvę. 2-3 kartus, 4 į kokią parodėlę nuvežti, parodyti tą automobilį. Sako, tu sustosi kur nors gatvį. Čia jau Ta prasme, nebesutampa norai, taip, automatiškai ir tu turi kažką riboti. Kiekvienai modifikacijai tas variklio rinkimas kitoks. Pavyzdžiui, pigiausias lygiai yra turbo dėdžiai, žinai. Ir American Spirit, mes turim amerikietiškų automobilių suvažiavimą, šiais metais nuvažiavau ir vienas į Camaro įdėjęs, va tokias raigės, turbiną. Gali pirmokų klasė. Ten užsipučia jau kosmosą, bet kaip jis užkūrė tą automobilį, tas kosmosas visas išnyko. Jo, nebėra garso. Nebėra sielos. Ta prasme, amerikietiškas automobilis tai yra raumenis, tai yra garsas, tai yra, visi girdi. Aš vienoje upės pusėje užkuriu Camaro, kaimynas Darius, kitoj pusėje sako, jeigu buvai upės, žinai, jeigu buvai užkūręs mašiną.
Arba kaip, atsiprašau, kaimynų, užkūriau, žinai, ir jinai nesikūrė iš pirmo karto. Vat kaip Andrius sakė, tu nebegalėsi normaliai. Aš ten ją turiu pirmą padusinti gerai, kad jinai dirbtų tas variklis. Tai kaimynas išbėga, sako, vaikas miega. Tai stūmiau, žinai, tą mašiną tolin, kad nekurti prie kaimyno langų. Tai toks, tie niuansai prasideda, bet turbo ne, viskas, išjungiau tą, nes, mašina turi būti su siela. Svorio kol kas nemažinam dėl to, kad jis būtų automobilis, kurį padarėm labai gražų, ačiū AD sistemos Vilniuje, kur įdėjo daug pastangų padaryti jį tokį, koks jis yra. Tai va, šiemet jis buvo gražus, kitais metais bus greitas. Va, ir ta prasme, kad... Visi turim savo užstrigo. Jo, tai Olego kokie tikslai yra? Mano tikslai paprasti. Aplenkti valutį. Tas jau įvyko. Ne, iš tikrųjų... Aš dabar vėjuosi, ne? Gerai. Jo, iš tikrųjų mano tai... Kol tu kalbėsi, gali taip daryti? Gali. Tu gali galų varomą mašiną įvažiuoti tą, ką jinai gali. Tai vat, Egidijus nespėjo su savo challengeriu, jis turėjo irgi challengerį Hellcatą, nespėjo pasiekti tų rezultatų, kuriuos tą mašiną iš tikrųjų gali demonstruoti. Mano tikslas buvo, nuo pat pradžių, kai aš tą mašiną nusipirkau, buvo atrasti negalę tai mašinai, nes arklio galios yra tikrai per akis, net iš gamyklos išleidėjas, bet tai mašina visada trūko sukibimo. Tai mano tikslas nuo pat pradžių jau 4 metai, kad surasti tą šiam pėdą. Tavo. Tada būtent laidos pavadinimas, tas 60 fitas, tai yra vienas svarbiausių dalykų drage. Ir jeigu tu jo neturi, tu neturi nieko. Realiai aš su to pačiu automobiliu... Turi gražų burnautą. Taip, tikrai ir viskas. Vienas gražiausių Lietuvoje tikriausiai. Su tuo pačiu automobiliu... Jo, Olegas užsuka gerai ratus. Tikrai. Tai dar drage čia mes tiesiog pašildom. Mes ratus užsukam American Spirit renginiai. Ne, mes kalbam apie dragą, ta prasme apie tos burnautus, padangų šildymą, tai vieni gražiausia tavo burnautai yra tikrai. Tu privalai pašildyti padangas, nes kitaip tu tiesiog neišvažiuosi į vietą. Ir blogas pašildymas padangos reiškia, kad tu pralaimėjai viskas nuo starto. Nėra šiam pėdų, nebėra prasmės toliau važiuoti. Ir autobusas nuvažiavo. Taip, taip yra, iš tikrųjų. Čempionas 2 kartus. Taip. Konkuruoti su 4 varomų ratų automobiliu gali taip, parodys man dar kartą, kas jis toks, gerai, pastatėjai į vietą, nieko. Tikri draugai, žinai. Iš tikrųjų, tai ką norėjau pasakyti, kad aš su to pačiu automobiliu, nieko jam nekeisdamas, per 4 metus patobulėjau iš 12,5 iki 10,6. Tai nieko nedarydamas, tiesiog atrasdamas sukibimą. Tai yra padangos, suvokimas, kaip reikia važiuoti, kaip reikia startuoti, kokias apsukos ten ir taip toliau. Tai o dabar... 2 sekundės? Tik 2 sekundės. Kiek pinigais yra 2 sekundės drage? Nu, tai pasakyti dabar, kiek pinigais? Ne kiek, čia buvo patirtis. Čia yra 4 metų patirtis važiavimas. Tik iš pas jį namuose kaminas didelis seneliai. Ir iš tikrųjų, kaip ir neseniai minėtas Valdemaras, tai jisai irgi pradėjo greitėti tik po patarimų. Po sensėjaus žodžių. Sensėjaus, jo, jis mane pavadinas mokytojų. Iš tikrųjų taip, reikia tiesiog gerų padangų ir suprasti, kaip reikia sukipti ir kaip reikia jas pašildyti. Viskas. Kaip startuoti. Ir toliau tas pats automobilis nesukibęs važiuos 13 sekundžių, sukibęs važiuos 11,5. Tai tiek. Tai aš atradau tą pradžią, supratau, ką reikia daryti. Geriausias šiuo metu laikas yra 10,6 važiuotas su tuo pačiu automobiliu, su kuriuo pirmas mano dragas prieš 4 metus Šiauliuose, pirmas startas buvo 12,6. Dabar 10,6. Tai 2 sekundės tiesiog išmokau startuoti. O dabar mes jau pradėsim greitėti. O dabar mes pradėsim. Tai dabar jau prasidės 1000 į sekundės dalį. Matomai taip. Ate šeimininis automobilis. Egiptas porai metų. Matomai taip. Iš tikrųjų. Poilsį. Tikslas kitų metų sezonų yra 9,9 klasė. Matei? 9,9. Į mano tokia pat. Jo. Susitiksim mes Marto. Draugeliai. Ir dabar abudu būsim su RVD. Aš pažiūrėsiu kitais metais podcastą, kokias taurės dabar pastum. Dabar sakai, žinai, dabar aš čempionas. Manęs, kai klausė, aš 26 kokiais jau link ten.
Taip, reikia kokių 3 metų, kol tu pripranti prie automobilių ir pradedi važiuoti, tai jo, 27. O gerai, Vykti prie starto. o tarkim šnekėti apie pačią galingiausią techniką, ar ne? Nu, tuos jau statytus projektus. Egidijui tai už žmoną neleidžia, viskas aišku. O pas jūs yra kažkur fantazijoje ten toli, galbūt... Ne. Tokius, kaip kalbam apie visai ten Dragstėlis, esu. Sapuelis, ne. Ne, kol kas ne. Mes neturim sąlygų. Vienas dalykas, antras dalykas, ten yra jau komandos turi būti, turi rėmėjų turėti ten iš savo lėšų. Mes vis tiek labiau yra mėgėjai tokie sportininkai, negu kažkokie profesionalai, kur važiuosiu. Niekada negali žinoti, gal po 10 metų mes turim atsisėsi į superkarą kažkokį ten. Ne, mes turim, kas važiuoja Lietuvoje, Kazys su paprastu BMW, ne Taip, 8 paprastu, kukliu. Važiuoja 8 sekundės. Taip, nu, po truputį augant. Bet irgi užaugo, mes kažkada su jo Panevėžį važiavom 200 metrų toje pačioje klasėje. Prieš 4 metus turbūt, ar prieš 5, jis dabar su to BMS ant podė 8 važiuoja. Tai, nu, vėlgi žmogus tobulėja ir manau 8 tikrai neriba. Kitas sezonas jų tikslas yra dar greičiau, 7 sekundės. Tai vėlgi, nu, yra jau tikrai greit. Bet turbūt iš tokių projektų daugiau, jeigu eisim, kad iš tų paprastų automobilių ne taip, kad būtų rėminiai, ne funikarai, kaip kiti statosi Lietuvoje, ne ko mes labai laukiam. Kas va dabar Maltoje buvo paskutinį etapą, tikrai durslaminį, automobiliai su durim įvažiavo į ten 5 sekundžių zoną, tai čia jau yra gan greitai. Tai tas projektas tikrai įdomus toksai. O kur toliausiai buvot nusibeldę su mašina pavažiuoti? Nu, į kokias Dragoj ar tiesiog? Dragoj. Kur toliausiai esat iš Tai viso? turbūt Vokietija. Ai, tos Dragorsus, ne, Vokietijos. Mes ten gerą parą keltę prabūnam ir paskui dar 500-600. Nu, mes nevažiuojam savo visą laiką, bet tiesiog keltų persikėlė ir paskui per Vokietiją, nu, tolimiausia. Dabar buvom Švedijoje šį sezoną, atradom tikrai perliuką. Kitą sezoną jau su Egidijum užsibukinom visas 4 etapai vyks, 4 etapus visus būsim Švedijai. Aišku, mes ten esam kol kas labai nekonkurencingi, visiškai, ta prasme. Kai supranti, koks mūsų levelis, kad čia yra gerai. Jeigu tu atrodo, kad va, nu, jis dar laimė, aš tai nieko nelaimė, tai nesvarbu, bet esmė yra tame, kad jie antiek yra profesionalus, kad yra žiaurų. Bet kas svarbiausia, papuolė finale su vienu vairuotoju ir mes ten tokį turim šveduką draugą, sudraugavom nuo Latvijos laikų ir aš sakau, va, važiuoja prieš tą mašiną. Sako, sako, jis 40 metų jau drauge. Ir su pati mašina turbūt. Jo, ir su tą pačią mašiną, taip. Sakau, nu, visi kažkada klysta. Jo, sako, jis klysta kartą į 100 000 metų. Ir ta prasme, žmogus suvažiavo savo idealų važiavimą. Ten Švedijoje lėčiausia klasė, kur mes buvome važiavę varžybas, yra 10,1 sekundė. Tai yra lėčiausia klasė, 10,1 sekundė indeksas. Tai įsivaizduojat, kokie ten automobiliai. Mes penktadienį atvažiavę į varžybas, prisiparkavo mašinas ir nieko nedarėm. Tiesiog jie malaus prakimšti. Ne, mes ėjom, ir celės va taip pabėga, žiūrim į tas mašinas, o jie bėga žiūrėti mūsų mašinas. Jiem tai buvo kosmosas. Ten vien seni automobiliai. Ten nėra... Amerikonai. Amerikonai. Volvo buvo... Volvo keli tikrai greiti ir pagrindas tai yra sena Amerika. Ten su kompresoriais. Ten Amerika tikriausiai, žinai, kėbulas, aš kaip įsivaizduoju, turėtų būti likęs. Varikliai daugumos irgi palikti originalą. Jau azoto suboksido sistema, tai ten pas visus kaip pas mus gesintuvas. Taip. Venoso buvom tik mes. Ir ta Volvo mažytė, kur 200 arklio galių, bet nuo starto važiuoja ant galinių ratų. 200 arklio galių, bet kiekvienas startas yra taip subalansuota važiuoklė, kad specialiai, dėl šovo padaryta, važiuojant ratą. Tai įsivaizduok, kad tu su 900 arklių negali atkelt net milimetrą nuo žemės. Už pakaliuką prispausti šiek tiek. Tai visi važiuoja su NOS sistemom, tas žiauriai smagu buvo. Pas mus, man atrodo, NOS ir negalima naudodama. Yra sudėtinga tvarka kažkokia, ten mes dar gali... nepažengę į tą sferą, bet gal kažkada. Bet siūlo Egidijui eiti ten. Tai Egidijus gal 2030 greiti ir įsiutę įtaką yra padarę, tai mažų greitas ir įsiutęs, kada bus ir aš. Jo, tai ką norėjau ten pasakyti apie tą Švediją, kad įsivaizduokit, 10,1 lėčiausia klasė, yra bracket klasė, kur gali važiuoti iki 14,5 sekundžių, bet jie ten ant tiek stabilus, kad jie važiuoja 1000 sekundėm visą dieną.
Ne tai, kaip ten mes pasakom laiką indeksą ir ten važiuoja per 0,1 pataikė ar nepataikė ir 0,1 mums jau yra neblogai. Nes, pavyzdžiui, Baltikapė vyksta ten irgi tas braketas, tai 0,1 jau čia kaip ir neblogai visai jie važiuoja. Tai jie važiuoja ten 1,000, 10,000, tai kvalifikacijoje pirmas 5 tilpo į 1,000. 5 žmonės suvažiavo 1/1000 tikslumu. Tai įsivaizduokit, kiek jie yra profai. Tai mums dar ten reikia aukti ir aukti, bet kitą metą 4 etapai tikrai pasisemsim patirties. Mažu kažką mes ir nuveiksim. Jo, 10,1, kol kas mano geriausias 10,6, bet kitą Bet sezoną, čia, manau, bet čia, 10,1 bet čia kaip Olegas, bus jau konkurencingas. kaip Olegas sako, kad mes, aš atsiprašau, dar trumpai užbaigsiu Jo, šitą viskas temą. gerai. Ne? Kaip sakiau, kad autobusą statyti reikia į šeimininę vietą prie Maksimos. Tai Švedija turbūt ta vieta, kur galbūt autobusą reikėtų dar judinti, nes tas Kamaro yra neįdomus jiems. Iš tikrųjų taip ir buvo. Jie visi švedukai ateina ir sako, o kaip smagu, kad jūs su tom naujom mašinom, jūs savo įgą atvažiavot ir su juom čia draguosit. Sakom, taip, eina savo, kažkas tai netikėta. Visi atvažiuoja autobusai, tas labai pas juos populiu, didelis autobusas, viduje virtuvėm, mėgamosios vietos, ten šaldytuvai, dušai, viskas, mašina irgi tam autobusai, jie atvažiuoja praleisti savaitgalį. Mes su savo įgą atvažiavom. Kaip tokia- studentai Jo, atvažiuoja, jo. žodžiu. Bet labai Išsipakavom patogiai daiktus iš atvažiavom. mašinos jo ir pradėjom dragot, pasikeitę padangas, kas keitės, kas nesikeitė. Visi keitėme šį kartą. Ne, tai Pirmyn atgal, Egidijus, nestabilus visą laiką. Ir iš tikrųjų, ir jie sako, atsivežkit daugiau tokių automobilių. Paskui Kęstutis Galis atvažiavo su ir 8 sekančią dieną, tai jiem ten iš vis buvo kosmosas, ten važiavo žemas 8 sekundės, tai jie ten apakė, visi stovėjo, kad tokie Kaip taip automobiliai gali gali, taip jo, taip važiuoti. Tai Be nuosų, be nieko. lietuviai visai laukiami ten tų Švedijų, ar ne? Iš tikrųjų, tai jo, tas buvo labai jautėsi, pastovai ėjo prie mūsų, bendravo nuolatos. Ta prasme, mes Organizatoriai tokią labai daug dėmesio skiria. net nesitikėjom. Net paskui atsimeni, kai išvažinėjom iš varžybų jau sekmadienį namo ir toks per pievą parlėkė džipas belekokį greičių, ten signalinę lempą mirksim, galvojam, gal kažką ne taip padarėm, gal šiukšles ne ten, gal šiukšles ne ten išmetėm, gal važiuojam ne per ten, žinai, visko galim. Jis atvažiuoja, sako, Hebra, aš esu pagrindinės organizatorius, manęs čia nesimato, aš ten visai kitoj vietoj būnu, bet sako, aš norėjau be galo jums padėkoti, kad jūs atvažiavot, paspaust ranką ir kitą sezoną būtinai jūsų čia laukia. Mums tai čia buvo kažkoks kosmosas. Iš tikrųjų, kai paprasti pripažinimas. Tiesiog, kai tu atvažiuoji kažkur ir kaip kiti sako, ta prasme, ten paprasti. Mums atrodo jau kosmosas 10,1, dar kažką augama, ne? Bet kitų labiau patyrusių vairuotojų ten yra budulynas, kaip mūsų kažkur budulynas, ten, ne budulynas, bet tipo tas lygis nėra aukštas, ne? Bet, kaip ten galima važiuoti, kaip žmonės važiuoja ir kaip džiaugiasi visais atvykusiais, ta prasme, mums tai buvo fantastika ir realiai. Tikrai nesitikėjom, kad toks bus. Ir kelionė lengva iki ten nuvykti, tai toks penktadienį po darbelio, sėdai į keltelį, šeštadienį dragoji, sekmadienį dragoji, pirmadienį būni Lietuvoje, ryte. Tai, ta prasme, ko daugiau reikia, žinai, Kazlų Rūdą išvažiavęs panašiai vyksti. Tai... O Vokietijoje kokia atmosfera? Kas ten per patirtis? Pirmi metai, ne, kai nuvažiavom, buvo patys įdomiausi. Buvo visiškai priešingai negu Švedijai. Vokiška tvarka iš karto? Pirmas kartas atvažiuojam. Su paspirtuku. Jo, ir tokia eilė, gal 5 km važiuoti į trasą. Kažkas turėjo paspirtuką iš Mūsiškio, aš pasiėmiau, sakau, važiuoju pažiūrėti, kas ten vyksta. Šiaip įdomu, kur Smalsus žmogus pasitaikė. Jo, važiuoju. Kažką bandau užkalbinti vokiškai, nekalbu angliškai, niekas nesikalba, niekas net nereaguoja. Apsauginis pasakė, esi Vokietijoje, kalbėk vokiškai. Tiesiog paklausiau apsauginio, kas čia kaip angliškai, tai va taip atšovė, niekas iš organizatorių, niekas nekalbėjo. Ne vienas žmogus. Praėjo 1 diena drago ir visi pradėjo kalbėti su mumis. Lietuviškai. Angliškai. Eit, prieina, nes pamatė automobilius, pamatė, aš ten visą laiką su to šalmu vaikštau su aprangom, ten egi su to durangu, visi ten apakė stovi, pamatė pirmus startus, 11 sekundžių, ten 5,5 važiuoja durangas, va taip, vokiečių akis iškrito, visi eina kalbėti, egis, aišku, kalbėjo vokiškai, tai su jais bendravo.
Aš ne, prie manęs Tu kalbi vokiškai? prieina, nori Turiu kalbėtis. tokį sugebėjimą. Aš sakau, išmokau vieną frazę. Dodge, English. Viskas. Ir jie visi kalba, bando, translator, ištraukia telefonus, kalba vokiškai, verčia, nori kalbėti. Viskas. Atvažiuojam antrus metus į ten. Hello, my friend, how are you? Visi jau Staiga išmoko. Draugeliai, Dabar žodžiu. ne, ane? bet pirmas buvo labai, Jo, mes jo. dar pataikėm per šitą konfliktą tarptautinį, kuris prasidėjo. Ir mus laikė iš šito krašto. Jo, galimai. Ai, kad blogiečiai, ne? Bet šį vokiečiai tokie nacionalistai, tada galima sakyti Nu, labai. viską ten yra. Ta ten vieta, yra kur viskas. mes važiuojam, ten yra toks labai mažas kaimelis regionas. Ir jie yra šiek tiek kitaip pas juos ten. Ne, jie ten, tą vokiečių anglų kalbą mokas mokyklose, ten toks visai kitoks regionas. Tai gali būti, kad dėl to. Bet sakau, Bet kitam- festas su 3000-4000 Jo, bet žmonių šventė, palapinėm renginys ir visa visa kita. kita. Ai, tie, kurie važiuoja, ne? Su šitais šou vakarais drifto ir panašiai. Tikrai verta nuvažiuoti 1-2 kartus ir užtenka. Egidijų užtenka, mes kodėl? važiuojame. Jis metą mūsų, nebevažiuoja su mumis į tą renginį, sakė, kad mes seni krienai, pensininkai, sakiau, kurie žinai, važiuoja, žinai, visada į tą pačią Jie yra, vietą. būtent, jie yra kaip seniukai, žinai, aš noriu Turkijoje į tą patį viešbutį. Egidijau, žiūrėk, komanda, Man būtų, jau pikta ant tavęs komanda. būtinai tas pats kambarys, nes ta palmė man patiko už lango. Tai aš Senamadiškas skaitau, filmas. aš skaitau, kad mes kaip tik dabar esam tas laikas, kai mes galim važiuoti toliau. Galim važiuoti toliau. Vokietijoje tai ne mes ir vieną trasą, važiuojam. Švedijoje ne vieną trasą. Apie Švedijos šitą trasą, kurią mes aplankėm praeitais metais, aš jau buvau anksčiau kalbėjęs. Bet visiems buvo Vokietija ir yra Vokietija, nes tai yra pirmas dragas, žinai. Ir Vėlgi, balandžio aš nebenoriu, pradžia. nes aš žinau, aš įvažiuoju į keltą, išvažiuoju tuo pačiu metu būni tam pačiam viešbutyje, tą patį savaitę, tai pat ir važiuoju vis tiek atgal. mūsų nepertraukia. Fainas laikas ten, taip, fainas Vis laikas. tiek važiuoja. Bet aš geriau nuvažiuočiau į kitą trasą Vokietijos. Kaip Olegui, nuvažiavo į Švedijos kitą trasą ir suprato, kad... Wow. Aš nevažiuoju, man ten ta trasa visai Ta- 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 nepatinka, ta- 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 bet labai fainas renginys. ir Nu, laiko ta prasme, praleidėjas. nu- Mes dabar pradedam ginčytis jau. Dėl to, kad Šeimyninis važiuojam. konfliktas. Jo, jo, įvyko. Interesų Ne, mes konfliktas. leidžiam, ramiai Jo, viskas, prašau, ta prasme. viskas. Ne, realiai aš esu konkrečiai prieš, nes aš sakau, kad mes esam tokiam žydėjime. Kai galime važiuoti, Jaunystės. taip, mes galime važiuoti kaip komanda, ne vienas, ne du, mes su Olegu galim susimesti ir dviese Į šauti. Švediją ir važiuosim. Ta prasme, taip, Taip. tiesiog, nes mums dar lengviau. Bet komandos daugiau narių išvažiuoti, kažkur naujų trasų pabandyti. Kitur mūsų neleidžia, nes mes per silpnė, ne? Bet, yra tų savaitgalių kažkokių, kur priima paprastas mašinas. Mes su Olegu sakėm, važiuosim rugpjūtį, ne, į Santa Podą pažiūrėti Mopar Days, tai amerikonų, Pasižiūrėti. ta prasme, pasižiūrėti amerikietiškų automobilių lenktynių. Kažkada gal Jeigu- nuvažiuosim sudalyvauti, bet reikia užaugti. Aš su Kamaro nebepriimsiu į Moparą. Bet šiaip va, renginį. dabar mūsų vis tiek žiūri, Drago bendruomenė, ar ne, driveriai, tai jeigu kažkas norėtų su jumis kartu su Šaika lėkti, tai čia ar taip maždaug ne, mes čia... Arba bus gerai, dviese. arba bus blogai. Ne, tai kodėl? Mes nekartą esame sakę ir... Realiai, Olegas ir yra dalinamės siūlęs ir iš Jo, ir dalinamės tai renginiais tam Drago čiate savo, visada parašom, kada bus datos, kokias kviečiam kitus, va kaip ir šį kartą gavosi to Švediją, tai va irgi ir Kęstutis sugalvojo prisijungti, važiuoti, nes kaip ir daug smagiau, kai atvažiuoja daugiau tų lietuvių, negu tu vienas atvažiuoji, niekas tavęs nepažįsta, nežinai, ką tu gausi, ten kokį palaikymą, ar ten draugiški tie žmonės, nedraugiški, kaip buvo Švedijoje, ne Švedijoje, Vokietijoje pirmas kartas buvo, vienas būčiau nuvažiavęs, tai ką žinau, apsisukčiau, gal kai apsauginis pasakytų, kad nekalbi vokiškai, važiuoji iš čia, žinai, laisvas, ką žinau, ar smagu, bet kai atvažiuoja mūsų ten 12 žmonių ar kiek, ar 8, tai kaip ir mums buvo Drąsiau, jokio skirtumo. drąsiau, Mes fainiau. pasistatėm savo palapinės, savo ramiai ten įsikūrėm ir visi jie pas mus ėjo paskui ir žiūrėjo, kokie mes fainai, ten, kai mes ten šokam, dainuojam, ten klipukus filmuojam ir taip toliau. Su ta pačia palmė jiems patinka. Jo. O aš sakau, kad mes Palmė galim mum nuvažiuoti į kitą vietą. Galim, bet tuo metu turim laisvą laiką. Viskas gerai. Nevyksta 5 joks metai kitas į priekį. renginys. Tai va, ties čia ir 6 baigėme metai. šitą temą. Ką mes turime toliau, Olegai? Neturim nieko, tu nebevažiuoji Vokietiją, viskas tavo pašalintas iš komandos nuo šiandien. Gavus natūralią atranką dabar, ką žinai. Jo, Kaip natūraliai. sakėm, vieni natūraliai Taip, ateina kiti kiti natūraliai. išeina ir viskas. Jo, Jo. Valdemaras Kraja kviečiamas užimti šitą kėdę.
Tai žiūrėkit, vyrukai, taip turbūt organiškai po truputėlį kreipsim čia mūsų tą susitikimą į stipriai antrą dalį. Jo, ir šiaip dar norėjau paklausti, jūs jau vis tiek jau turit patirties, ar ne? Pas mus į čempionatą apskritai į dragą ateina naujų veidų, naujų žmonių, kurie gal yra tik žiūrovai, kai kurie, ar ne, kiti pasibando daily drive ar stokinę kažkokią klasę. Ko reikia, kaip sakant, jau turint jūsų patirtį, ar ne, ko reikia tam paprastam žmogui, kad jisai, ir ryžtųsi paimti automobilį, važiuoti trasoje ir galbūt tobulėti, ar ne? Kuom galėtumėt pasidalinti? Iš tikrųjų viskas priklauso nuo pačio. Nereikia tik noro. Nieko nereikia. Turi automobilį, sėdi, važiuoji. Taigi matėm, šiais metais atvažiuoja žmogus pirmą kartą į dragą, laimi pačioje lėčiausio klasėje, užima pirmą vietą. Stovi su didžiausia šypsena ir laimingas palaikymas šeimos. Aš nežinau, man tai čia visiškai nereikia jokios problemos. Čia dar paprašiau negu krepšinį pažaisti nuėti į salę, nes reikia batus, aprangos, dar kažką. Prastoj klasėje tau užtenka tik tai šalmo. Tu net gali savo šalmo neturėt, gali pasiskolinti iš draugo. Pravažiavęs trasą, grąžinėjom atgal. Nieko nereikia, reikia tik tai noro. Viskas. Ateini, draugoji, jeigu tu nori praleisti laiką gerai, ką mes ir darom, Kazlų Rūdoj. Iš tikrųjų, pažiūrėkit, koks fantastiškas laikas. Aš nežinau, geresnių savaitgalių net negalėčiau sugalvoti. Aš taip laukiu kas kartą, penktadienį tai iš vis net nebeina užmigti, nes tik tai žiūri tą žadintuvą, kada jau keltis reikia važiuoti. Aš visada atvažiuoju. Olegas yra tas, kuris užima mums vietas. Ne? Aš negaliu, aš vis tiek nemėgau. Aš paskutinį kartą atvažiuoju Jurgiui, sakau, Jurgi, čia viskas užrakinta. Sako, Olegai, 6 ryto. Tai įsivaizduok, aš esu toks žmogus, aš mėgstu atvažiuoti anksčiau, man patinka, išsipakuoti. O jaudinasi tik pirmą važiavimą. Jo, Tik viskas, dėl pirmo važiavimo 6 atvažiuoja. Kaip ir sakau, kad pasijaudinti daugiau galėtų. Reikia tik tai noro. Viskas. Pasiėmė automobilį, kad ir mamos automobilį, pasiskolinį. Klausimas, ar mama būtų labai patenkinta, žinai. O tai kad 12, 14,5, ar kokia lėčiausia klasė? 15,5. Tai čia yra normalus, dėlį dizelinis golfukas važiuoja. Tikrai? Taip. Tu ką, ne? Pasižiūrėk, kokia klasė automobilį. Ne, realiai taip. Tai yra vienas prieinamiausių sportų. Taip, be jokių papildomų. Patingėti, atvažiuoti. Brangiausia yra startinis mokestis. Viskas. Daugiau nieko. Kūras automobilį. Jeigu dizelinis golfukas, tai ir kūras. Tai kas ten 5 litrai, dieve? Taip, tai nieko nereikia. Reikia tik tai noro ir ryžto. O paskui, jeigu naujoko sėkmė su laimėjimu, tai šakės ligonis iš karto. Realiai, tai sveiki atvykę tada. Šiaip sako, naujoko sėkmė būna retas atvejais, nesitikėk pirmus kartus atvažiavęs kažką, nes realiai reakcija... Bet dažnai tai parodo visai priešingai. Yra geriausia reakcija, paskui, kai būna apdovanojama, žmogus pirmą kartą dragę dalyvavęs, visiškai iš lempos, pamukšt, 0,000 kažką ten šauna. Ta prasme, negali, ta reakcija, tai nėra dalykas, tu jos neišugdysi niekada, čia yra sėkmės reikalas. Loterija šiek kitokia, ar ne? Visiška loterija, nes ką parodė... Aš tai normaliai, aš tai susikaupęs žiūriu į perį. Jo. Kiek polstartų esi turėjęs susikaupęs. Mažiau negu Saulius. Bet žiūrėkit, dar toks kažkaip, kol šneka, tai pagalvoju, tai tas visas savaitgalis tai yra tokia emocinė iškrova tiesiog, ne? Turbūt tas ir veda ten atvažiuoti. Nežinau, kažkas išsikrauna, kažkas per tiek prisigaudo emocijų, kad paskui Dužęs jo visą savaitę būna. Kiekvienam savaip. Vieni išsikrauna, kiti kaip tik tų emocijų gauna, gal kiti stresuoja labai daug. Tai apie darbukus nemastomės tą savaitgalį. Ne, visiškai. Man tai, pavyzdžiui, po drago etapo 2 dienas nesinori kalbėti. Nes tu daug žodžių pasakai. Čia man aš buvo... savo limitą turbūt, žinai, pasakau, reikia paskui atkrauti atgal. Čia man buvo pirmas šių metų etapas, žinai, ir aš dar su Kamaro, man atrodo, važiavau. Ir važiavimas skirtingose klasėse. Aš pravažiuoju su Durango, bėgu į kitą mašiną. Mes visą komandą stovėjom, žiūrėjom. Oh my God, ką jis daro? Tie automobiliai totaliai skirtingi, tu ten persiorientuoti turi belė kaip, ta prasme, šitas viskas nauja, viskas kitaip, šitam sportininkas iš karto. Tai, ta prasme, ir taip pat lakščiau tas 2 dienas, paskui galų gale pavarų dėžė paėjo, sekmadienį viskas, su Durangu užbaigiau 1 vietą etapę, paėmiau, pasikeitėm ratus, susitvarkėm, atsisveikinom su komanda, žinai, važiuojam iš oro uosto.
Aš taip vaikams sakau, žinai, sakau, vaikai, nepykit, aš su jumis nekalbėsiu. Aš neturiu jėgų. Nu ir antra pusė sako, kodėl aš turiu iš komandos narių sužinot, kad tu pirmą vietą paėmė. Sakau, soriukas, aš ką tik vaikam ištransliavau, kad neturiu jėgų net kalbėti. Tiek, ta prasme, tu išsikrauni, sakau, dar su dviem. Tai ten su vienu automobiliu. Su vienu jau tu, ta prasme, laikai, nes... Su dviem automobiliais skirtingos. Nes realiai, nežinau, sakau, kaip Olega sako, jam, pirmas startas, meluoji, tu meluoji. Man kiekvienas startas yra įtampa. Kiekvienas. Tuo labiau tu be jokių kondicionierių turi važiuoti, ne tam šalia. Gali su kondicionierium, kas draudžia. Gali prilašinsi, žinai, visą kitą taisyklę. Matai, pas mus dar nedraudžia naudoti, bet užsienį tai taip, pavyzdžiui, Švedijoje. Kamaro, ten net ventiliatoriaus, net... Jo, griežtai kondicionierius privalo būti išjungtas, nes jeigu pamatys lašą... Tai realiai, aš sakau, aš ten atsistoju ir jeigu steidžina tave paleidžia prie starto ilgiau, kosmosas, tą karštą dieną man ten pradeda viskas taip pulsuoti tai mašinai, ta prasme, ten, žiauriai. Man kiekvieną kartą, man įtampa ir dar karštis viskas, aš tai ten turiu reikalų su savim kovoti. O gerai, tai dabar čia toks asmeninis jau klausimas būna, kad ten pakalbinu kažkurį iš driverių ar ne, stojant prie starto. Geriau to nedaryt, nes ten turbūt verda viskas, ne, ir žodžiu, nelysk geriau. Pasikalbėti man, aš esu seniai nekalbėjęs, galiu? Kalbėk. Klaipėdoj, kaip pavyzdys, ta prasme, kol mes stovim, ne, gal kol visai stovim, okei, pakalbini, šiek tiek mintis nukrypsta, bet aš Klaipėdoj steidžinausi, jau prie eglutės, ne, taip po truputėlį, žinai, ir iš šono, šeimyną draugų buvo atėjęs palaikyti, jau pavaryk, pup, 0,3 sekundės ant eglutės, iš karto, nes kol tu stovi tau, mintis, va, hop, viskas, aš jau čia praradau. Tai toks, Išmuša, čia tos ne? pamokos gyvenimo, kurios ateina praktikoje. Sakau, bet aš nenusisukau nieko, žiūrėjau į eglutę. Mintis. Tau su kamštukus atsivešk. Ta prasme, žinai. Iš tikrųjų, jo, kai kurios tai blaška, pavyzdžiui, kai buvom Švedijoje, tai pirmą kartą supratau, kad mane blaško kito burnautas. Jeigu, tai aš pradėjau daryti burnautą antras. Vėliau. Jo, vėliau, nes aš darau burnautą, aš negirdžiu, ką jinai daro. Ar jau ratai cypia ar necypia ir kas vyksta. Nes ten, įsivaizduokit, lėčiausias 11 automobilis. Jie visi yra žiauriai galingi, ten be katalizatorių išties susišventimai. Aš nusipirkau ausinės žiūrėjimui varžybų pirmą kartą gyvenime. Jo, tai tas labai trūkdė būtent burnautui man. Tai aš paskui supratau, ką reikia daryti, tai dariau vėliau. Tas pasidariau. Nes toks tu turi iš garso tą automobilį jauti iš visų tų ir tie kalbėjimai. Neužtenka tik tai žiūrėti, apsukas tai dar kažką ar ten dūmų. Nebent nori panervinti kokį kolegą savo, būna, kai nusimuši nuo eglės, pažiūri į kokį, kaip sakau, žinai, kai prie steidžas atsistoji, čia... Ką tu mėgsti daryti? Tai nedaug tu dievė, naujoko klaidą prieš mane. Ta prasme, abu prie steidžą, kitą steidžą, aš dar neprisisteidžinau ir girdžiu. Šalia. Beje, taip ir buvo Palangoj. Kai dabar buvom Drage paskutinį kartą etapą, aš važiavau 2 klasėse, 11:59, nors 9 buvau visiškai nekybo, tragedija. Geriausias laikas, gal 11:02 buvau važiavęs ir finale gavosi, kad sustojom, ne finale, o dėl pirmam finaliniuose etapuose, su to, kur pasakojom vaikinukų iš Anglijos, jis atvažiavo su Audi TT. Stabiliai važiavo 10-9, 10-8. Šiaip jis gerai važiavo tada. Jo, ir suprantė, sustojam, jis sako, Olegai, tu nepyk, aš čia laimėsiu, sakau, visiškai, aš sakau, toliau net nepaeisiu, sakau, man net nėra galimybių tai klasė. Mes sustojam prie steidžio, aš dar net neprivažiavau į steidžio, jis jau įgriuvo į steidžio ir laučino. Ir aš girdžiu, ir aš tik privažiuoju, girdžiu tas laučas, jam nukrito, aš pisti kritau į steidžio. Eglė pasileido, nuvažiuoju, jis stovi, nes nėra launčia, jis negali išvažiuoti. Tai čia sakau, tas, nedaug tu dievė tokios klaidas padaryti, bet padaro net seni vilkai, rimukai, ačiū tau. Rimukas buvo nubostas. Tas saldus juokas toksai girdisi. Bet tokia atveju, žinok, mes šiaip esam susikoncentravę į Eglę, visą kitą, tu žiūri, žinai, toks įtampa. Šitą išgirstų garsą, aš atsisuku, aš tikrai atsisuku į konkurentą, nusišypsau. Darai, bet tai čia,
Čia faini reikalai. Tai kitiem automobiliam taip yra. ir viskas. Launchas nelaiko ilgai. Kitiem gali laikyti ilgai, bet, nu, ta prasme, klaidos, mes tomis klaidomis Naudojatės jau. Taip. 6 metų patirtis jau. Yra. Tai koksai Tai velnias. juokas iš manęs. Ne, pas mus Airida labai gerai moka ištempti tą plaukelį. Airida iki galo. specialistė šito Tai va, klausimo. tai, Turbūt realiai. didžiausia specialistė šituo atveju, nes jau vienas beveik steižinai dar tik tai vos ne drive įsijungus važinėja, žinai, link burnout. Jo. Tai mes Airida visi mokome, žinai, tai sakau, Matai, turiu va, tokią. pavyzdžiui, Estijai šiais metais tai etapė daug kas taip krito ir pralaimėjo dėl to steidžių. Nu, džentelmenas, kai va dabar yra įvesta, kad tu turi per tiek laiko įkristi į steidžią, į pristeidžią, jeigu tavo priešinas, kad nebūtų tokių dalykų. Ir kas buvo Estijai, tai jie naudoja tą taisyklę ir labai griežtai, nors ir tu laimi gale gauni. Pačias Minusą. Nu, tas džentelmeno sekundės Taip, kažkaip. taip, Tu pralaimi viskas. Ir tas buvo gerai. Iš tikrųjų, dingo tas va, tokie dalykai, kad... Ne, aišku, vienas pas prieš mus kitą reikia gali žaist. džentelmeno labai stipriai, kad Tai ir buvo, laikytųsi. Stipriau, bet, nu, iki šiol nebuvo. Pramoksim tikrai, jau matėsi šis. Tai gal jau nuo kito sezono dabar kažkaip Tai jau biškį šiaip buvo, labiau šiaip bus buvo, šiaip buvo. atkreipta į tai Buvo dėmesį. Nuo nes- 11,5 sekundės. Buvo ir daug kryto ir pirmi važiavimai finaliniai paskutiniam etapė, daug kas atvažiavęs laimėjęs, paskui pamatė lapelį, kad pralaimėjo dėl džentelmenų ir Hebra ginčiasi, kad nėra 11,5 klasė, tik 10,9, nors reglamente aiškiai parašyta, kad nuo 11,5. Ir vėl mes grįžtam prie to, žinai, reglamento neskaitimo, žinai, mes ir va praeitam. Ne dėl podcast'e neskaitimo, šnekėjom. daug kas tiesiog pamiršta. Tu gal jį perskaitai, bet neįsimeni ten tų skaičių, nuo kokios klasės, plus kai važiuoji į kelias klases, tai būna žmonės Bet žinai, pasimiršta. nežinojimas nuo atsakomybės Ne, net tai leidžia. Ir viskas paskui, gerai. žinai, jeigu pyksti gale važiavimo, kad tu nesilaikai džentelmenam, ta prasme. nu, Labai Ne, tu buvo negali paprasta. pykti. nu, Žmonės nu, grįžo. nu, ne, bet žmonės yra, grįžo į yra pitą. tie, kurie, žinai, nepatenkinti to, paskui Jo, ateina bet su to supranti, lapuku, žinai, grįžo į maskuoja. pitą su to lapeliu, jam pasako, kad jis pralaimėjo, kažkas ten pasiburnuoja, ten buvo nepatenkintas, kodėl kas. Labai paprastai kažkas atėjo iš organizatorių, rodo reglamentą, va, punktas. Viskas, visi nurimo ir po to pirmo važiavimo visi važiavo tvarkingai, nes prisiminė visi. Nes kažkas klaida buvo brangi. klaida brangi. Įvyko o precedentas, jo, žinai, o kad kiti gavo- suprato, gavo prisiminė baudos. taisyklės, kaip reikia važiuoti. Bet visą tai primena mums per briefusgi prieš kiekvienas varžybas. Visi Realiai. būna briefė, kiti briefė, va, kaip tu, pavyzdžiui, stovi ir kalba su kitais. Aš normaliai, aš Jisai du kartus čempionas, jau jam galima. Aš neišsikalbėjęs Ne, atvažiuoju. nesate, Egidijau, pats geriausias briefingo klausytojas, pripažinkim tai. Normaliai. Na, tai kaip aš. Sugadino Jo, nuotaiką žiūrėk, žmogui, žiūrėk, viskas mama, už vėl taurių ir namo pasidarė. dabar. Gerai, gerai. Ne, nu atsiprašau. Taisysius. Tai jeigu viską nieko žino, tokio, viskas žino labai gerai. reglamentą, mintinai, tai kam ten klausyti. Ne, aš pas ką ten mus- klausyt, pas nieko mus- naujo nepasakys, Mes sakytis viską visi taip įkišam žinau. tam užsienyje, mes buvę, visą kitą, mums buvo pats nerealiausias. Aš trumpą briefingo klausimą. Briefingas 8 ryto, ne? Švedijai. Jo. 8 ryto turi būti. Pas mus 10-11, tai kas mes einam, iš kurio galo padiskutavę apie varžybas iš vakaro. 8 ryto sakom, kas ten bus rūkas aplinkui, jie važiuojam tą trasą, viskas drėgna, žinai, taip nieko nesimato. Visos kaip būtų- palapinės uždarytos, atrodo, visi miega. Ir mes nueinam, žinai, iki briefingo. Visi. Iki vieno. Iki vieno stovi. Ir ta prasme, niekas nepraleidžia, kaip sakau, pas mus ten 5 kartus pakvies turi. Taip, taip, taip. Kad tokią ir tokią valandą, tipo, ateikit. Niekam klausimų nekyla. Ne, 8 ryto. Ir paskui tas geras buvo alkoholio testas dar. Buvo. 10 laimingųjų. 10 iš viso laimingųjų sąrašo. traukia iš sąrašo dalyvių ir visi eina pūsti. Vokietijai tai kitaip. Vokietijai stovi eilėje, eina mergaitė tarp automobilių ir duoda visiems pūsti. Bet ir pas mus buvo, ne, kažkuriame etape patikra. Neatsimenu šitą. Buvo. Buvo kažkas, ne? Buvo. Kad Bet organizatoriai ar kažkas? organizatoriai ėjo, dabar aš galvoju, ar pernai metais, ar šiemet, pernai. Pažaidė, Pažaidė, pagąsdino, ne? išėmė vieną, kol neišsiblaivė. Bet iš tikrųjų, Bet reikia, Švedijoje taip ir Bet taip turi turėtų būti. Taip ir turėtų būt. Ne, iš tai tikrųjų. va būtent tai turėtų būti, nes tokie dalykai netoleruotini yra. Apskritai važiuojant trasai, tugi esi ne tik už save atsakingas, už kitą atsakingas, už Už žiūrovus, Žiūrovus, už teisėjus, tas už pats viską. nu. reglamentas numato, kad absoliučiai nulis turi būti, ta prasme, autosportą, bet kokio šako. Tai čia sakau, toks, nu, ne,
O Vokietijoje esam matę, kai ten iš mašinos išridena. Nu, ta prasme, nu, yra žmonėm, kur susijungia kažkas ne taip, kaip turėtų būti, ne? Tai, ne. Ten, matai, šiek tiek kitokia ta tvarka, ten viskas daug paprasčiau, ten po duvų leidžia važiuoti tam automobiliu. Nu, ten labiau for fun yra tas renginys, toks komercinis šou renginys, negu dragas. Ten praeitais metais buvom, tai ten drago trasa buvo tragiškai, iš vis ten prieš tai savaitę iki renginio lyjo, kadangi jubilėjinis renginys suvažiavo ten virš 100 000 dalyvių, ta prasme, ne tik drago, bet aplamai, ten kiti atvažiuoja. Driftas vyksta. Driftas, kiti kaip su kempingu atvažiuoja, tiesiog savaitgalį praleisti. Ir mašinos parkuoja ten ant žolės, ta žolė permirkus, jie bando su automobilis išvažiuoti, buksuoja, tą visą šlamštą neša į trasą ir niekam neįdomu. Geras bardakėlis. Jo, tos, ne? supranti, niekam neįdomu. O čia skundžiatės, kad Čerginės Ne, dragas. nu, kad ten yra, žvyras. žinai, ten toks, ten 2 dragai vienu metu vyksta. Vienas po fan visiems, o kitas duotė jau kur važiuoja. Duotinis, kur jau taisyklės galioja, visa kita. O tas for fun, ten, kaip sako Olegas, žinai, ir žmogų gali vežtis šalia, tai jau beveik tą sėdynę reikia imti, nes ten pastoviai stovi eilė ir kas antras. Pasiveši mane. O tu nori žmogus pasibandyti, kaip ta Jo, mašina kaip važiuoja, važiuoja. kaip varžybose važiuosi, sako, tu Mes jau mane paveši. praeitais metais išmokome, sakėm, kad mes važiuojam duotė negalima dviese važiuoti, tik po vieną ir viskas, nieko nebevažiuojam. Jau pramokam. Pirmus Po 3 metus ten metų. vargo vakarienė, sakau, dar jie angliškai visi kalba, aš vokiškai tarškėjau. Tai... Atlaikyti reikėjo viską. Jo, bet lygis kitoks, bet jokas skirtumo. Gerai viską yra pamatyti, išbandyti ir mažiau tada skundės čeką gauni. Bet... Tai žiūrėkit, vyrukai, labai gerai atlaikėt antrą Šiampėdų podcastą. Šaunuoliai. Šaunuoliai iš tikrųjų, Geras kad varžybas. Kas lemia? papasakot labai daug įdomių nuotykių, istorijų ir viso to, kas susijęs su dragu. O aš noriu padėkoti mūsų šio podcasto rėmėjams, kurie, kaip sakant, suteikė sąlygas tam, kad mes čia pasikviestumėm dragmaniakus, Olegą ir Egidijų. Pasidėkite per vidurį, žinai, vis tiek, kad Jo, matytųsi. būtinai jūsų apdovanojimai. Trukdom baigiamąją Tai kalbą. čempionai, jūs žinokit, turėsit būtinai pagerbti, paploti ovacijom, palydėti šios mūsų draugus, kurie paremė, Jo, prisidėjo prie mūsų šitos laidos. Ir realiai patikėjo, žinai, šito projektu, kad jisai yra galbūt įdomus kažkam, gal kažkam jisai neįdomus yra, bet, nu, patikėjo, kad tai yra kai kam svarbu, žinai, gal, ta prasme, Jo, smagu tai- girdėti, tai ir matyti. Tai ačiū labai Simonui Andriekui. Ačiū Simonai, ačiū Valdemarui Krajai. Kraja, mūsų daug kartų linksniuotas žmogus. Ačiū labai Gerdai Andriekieniai. Gerda, sėkmės kitam sezone. Taip pat dėkui Deividui Šalčiui. Dainius Procikas taip pat nusipelnęs plojimų. Vytenis be abejo Suslavičius, mūsų vienas Vytenį laukiam kečiausių kitą Lietuvos sezoną. pilotų. Grįžti. Ačiū taip pat Enrikui Vasiliui. Dėkui Klaudijui Kvietkauskui, irgi driveriui. Taip pat ačiū Audriui Mockui. Audrius Mockus. O kodėl neplojam Audriui? Gal ne, jie kažką užsikalbėjo. Šneka, iki Mes plojam. Labai gerai. Atsiprašau, gerai, mes čia. Reikėjo Ačiū, jungti mes savo foną. temą biškį čia Aplaus, turėjom. aplaus. Ačiū Laurinui Grykšui. Dar vienas driveris. Taip Muscle pat caras. Marekui, Sergej Marek Kurasevič. Kurasevič. Mūsų- Tai čia iš komandos vienas bičiukų. Ir ačiū labai Dariui Norkui iš Marijampolės. Geltonas, pirmas bimbaliukas. Dariui labai gero norisi palinkėti kito sezono, tam, kad atvesti techniką iki teisingų, kaip sakant, lygmenų. Ir ačiū labai Olegui Dimitrievcevui ir Egidijui Valučiui, Nu, čia jau mes turim kurie papasakot, Ačiū, turėjom- Jurga, turėjom pakvietėt. Nerealiai faina Ačiū, faina tai diena. reikia progą mums susitikti. Jo, kaip ten- tarp sezonių, tarp eilinį sezonių. penktadienio vakarą norėjau O sakyti. užbaigiant turim savo Ne, šūkį. ne, normaliai, aš pirmą tau. Susitiksim 30 prie 9-9. 30. Baltos pirštinės neturėjau baltos pirštinės. 30 galima dar. Nu ir ką, kur baigiai? Ką mes ten Nežinau, turim? neatsimenu. Kokį Ta ten? pirštinė Ai, numetė, mes, jau mes kaip pasimečiau. komandos atstovai privaloma, ne? Jo, Užsipūsim mūsų normaliai ar jau būsim prikimę? Ne, viskas gerai. Kaziukas visada Atsigerkit, vyrai, pučia. nes gal reikia. Bet turim savo šūkį ir kaip Lasve ant scenos užlipom į tą žmogų vidėje, sako, o dabar supratau, kas jie tokie. Tai kas jie? Mes esam Drakmane komanda, čia mūsų visi nariai.
O čia mūsų apdovanojimai. Mes 2 kartus čempionai Drago ir to didžiuojamės. Nu, tai kur tas šūkis? Nuostabu. Kągi, tai ačiū visiems buvusiam kartu antrajame mūsų šiam pėdų podcast'e, antrajame susirinkime. Jeigu prisidėsite prie šito projekto savo šiokiais tokiais finansais, mes Peržiūrom, be abejo viskuom, tai mes suprasim, kad mes darom gerą dalyką, įdomų dalyką Lietuvos drago pasaulyje, apskritai sporto pasaulyje. Nu ir ką? Tai O jeigu ne, tai galit- mes jūs surasim. Va, taip. viskas Aš labai yra paprasta. daugiau neturiu ką Jūs pasakyti. bičiuliai suras, tai geriau niekur nedinkit. Tai šiandien sakom ate, ačiū mūsų hebrai Ate, ačiū vyrai. Čiau. ir iki kito.